Labas, Karolina. Labas, Vytautas. Sveiki atvykus į šį tiesiog podcastą ir važiuojam tiesiai. Kas tu, kaip tu, kodėl tu? Pam. Tai pirmiausia, esu Karolina Mažylė. Čia yra mano pavardė, iškart pasakau, čia ne koks pseudonimas. Nors galėtų būti, bet jau aš kaip ir juokauju, kad aš vardo nebeturiu, esu Mažylė, tiesiog, žinai. Kad tai va aš tokia, Karolina Mažylė. Okay. Tai čia kas tu, kaip tu? Kaip aš, čia labai keistas klausimas iš tikrųjų, Vytautai, kaip aš. Šiaip ačiū gerai. Ok, ir kodėl tu? Per daug multitaskinu, tai manau, fainai. Esu mama, esu žmona, esu dukra, čia toks jau labai banalus, bet man šeima didelis yra toksai mano dalykas. Tada esu verslo bendrasavininkė, kad ir kaip tai durnai skambėtų. Kodėl durnai? Tas žodis lietuviškas bendrasavininkė, nu žinai, toks man jisai neskamba, žinai. Ir esu tai pirmiausia tikrai širdygiliai kūrėja. Kūrėja. Nuo vaikystės? Visiškai nuo mažų dienų. Ką kurdavai vaikystėje, pavyzdžiui? Dabar ką prisiminiau, tai megzdavau ir siūdavau rankinės 5 metų. Kas tau davė virbalus į rankas 5 metų? Aš tokia buvau, kur aš paprašydavau, matydavau močiutę, tokia, žinai, visą mėgdavo daryti dalykus, tai yra, žinai, kartu, nu tai parodyk, žinai, ir panašiai. Ir po to supratau, kad man fainai, žinai, tą daryti. Tai. Ok. Ir paskui, žinau, muzikalkę lankiai? Jo, muzikalkę lankiau, taip. Violončelę? Violončelę, taip. Violončelė ir antras gitara. Sweet. Nemoku gitarą grot. Ne, tai kaip rašau pianino. Aš klarnetą baigiau muzikalkę, pianiną irgi turėjau antrą. 3 klasės kūrinį, paskutinį klasę atsiskaičiau. Ta patį leido. Visiškai ten. Ir leido. Ne, bet čia mano svajonė yra. Pavyzdžiui, pianiną išmokti aš labai norėčiau. Tai sakiau, čia toksai yra, kur, nu, nežinau, iki tram 5 pasieksiu. Čia tarp projektų, žinai. Taip, tarp gyvenimo, žinai, kažkur dar įterpsim šitą. Labai gerai. Okay. Jo, muzikalkė. O paskui? Po muzikalkės aš įstojau į komunikaciją, nes ten iš fotografijos ir panašiai nepragyvensi, bla, reikia kažko rimčiau. Tai visą laiką traukdavo, reklama. Taip. Tai kas tuo metu populiariausia arčiausia atrodė, tai atrodė man komunikacija. Nu, skambėjo labai gražiai, nauja specialybė. Viešoji komunikacija. Tai baigiau VDU. Ir šiaip labai džiaugiuosi univero. Ir ten turėjau tokią galimybę kaip gretutinės studijas. Tai pasiėmiau aš 2 kurse gretutinės studijas, tai esu baigus dar ir naujųjų medijų meną. Tai realiai filmuot, fotkint, montuot, grafinis dizainas, na viskas eina po vienu. Ir toks šiaip geras balansas netgi gavosi, kad baigiau komunikaciją, na tai viešiai ir šiai, žurnalistika, reklama, marketingas ir panašiai. Ir aš dar galiu, žinai, ten pamontuot, maketus padaryti ir panašiai. Nu tai toks miksas, sakyčiau. Čia geras miksas, nes iš dalies yra frontendas, žinai, kur kaip patikimas yra, bet tavo čia ir backendas, kaip sukurti tą. Taip. Ir realiai aš, pertraukiu, bet realiai aš dirbu pagal specialybę. Tai čia tas esu labai retas atvejis, žinai. Ir laiminga tuom? Nu kaip matai. Šypsanas yra dar veidė. Ar čia žinai tas kuris terminis, kuris bez ko reikia juoktis, nes manima, I'm going insane. Jo. Ne, viskas normaliai, žinai. Okay. Tai, įspėjai visą šitą. Ką reiškia spėjai, žinai? Gerai. Ar gauni vidutiniškai per savaitę bent 6 valandas miego kas naktį? Vidutiniškai, nesakau kiekvieną, bet žinai, galbūt 3, 4, 12. Jau yra prabanga. Šiaip yra prabanga, sakyčiau. Jo? Taip. Tai kaip tu gyva tada? Nežinau, kofeinas turbūt. Bet tai kiek? Bet ar dėl to, kad darbai neleidžia? Ar dėl to, kad pačia, kai jau toks ritmas yra, kur be... Čia yra persipinę. Okay. Pirmas dalykas, tai esu mama, tai vis tiek 2 vaikų mama, kurie serga, ten dar kažkas atsitinka. Ir tokie, nu jie dar vis tiek yra maži. Mano dičkiai 5, bus 6 rudenį, o mano mažyliui, kuris yra mažylis, tai žinai, jo. Mažylis kvadratūra. Jo, tai jam 3 metai, nu tai jis toks biškai pas mane mamičiukas. Tai žinai, tai toks ir gaunasi, kad ir tu mažiau valandų miegi, kažkokių projektų prisigalvoji, kažkoks deadline'as spaudžia, kažkas iš kažkur iškrenta ir taip tas nusitempia, nes, nu pat žinai, jeigu atsisėdi namuose prie kompo dirbti, tai ta diena labai greitai sprogsta ir jau vaikų reikia važiuoti iš darželio pasimti, o tu dar tik pusė į montažą ir tau vis tiek reikia prisiduoti. Nu tai ir baigi ten 4-5 ryto, išsiunti ir keliais ryte veži vaikus darželį. Ir tada po darželio grįžti namo smingi? Nesmingu, žinok, šiaip labai retais atvejais smingu. Tiesiog bandau išbūt,
kažkaip tai ir tada vakare nueit miegot anksčiau, bet taip nesigauna. Ne, be 4 ryto, tai aš galvoju, kažkaip. Nežinau, kartais kai pagalvoju, tai kreis. Ar ganai tarp projektų įsimiegi? Ar tas, nes turi būti kažkoks dalykas. Aš žinau, kiek iš sesio galiu tempti ten savaitę, 2, kur irgi mažai miego, arti ten 14-16 valandų per parą, tiek fiziškai, tiek protiškai susikaupus. Bet tai aišku, išalina žiauriai. Ir paskui po to aš turiu 2 paras realiai smigti. Tarsi 30 valandų išmiegoti, kad grįžčiau į realybę. Nėra tokios prabangos. Jo, tai vat, kaip pavyzdys. Ne, žinok, tiesiog tada kažkaip tai aš bandau, žinai, aš jau geriau tada nevarysiu miegot, bet aš kam nors parašysiu, išvarysiu susitikti. Ir šitas yra, mane pakrauna žmonės. Right. Tauras, čia, žinok, crazy. Tai ir bandau suprasti, nes čia man įdomu, nes mano supratimu čia unsustainable. Toks gyvenimo būdas turėtų būti. Tas, kur, žinai, veda kuo greičiau, žemyn, and yet ne. Nu, žinai, čia klausimas irgi, bet... Atvirai diskusijai, ne? Jo. Šiaip turėjau žiaurinę nemigą, pusmetį turėjau tikrai ir buvo sunkus praktai, ir šiaip daug gyvenimo susidėjo, tai toks buvo, kad jo, okei, čia jau nebenormalu. Taip. Ir užmiegi su vaikais atsikeli 3 ir akstačius. Žinai, ką veikt? Nes iki 6, tai tipo toks, apsimiega namus, tu nueini tyliai, arbatos pasidarai grįžti, žinai, bet tu supranti, kad tu nemiegi. Taip. Tai užsiėmiau kitą veiklą. Tiesiog, pradėjau rašyti. Tai naktį rašau, žinai. Toks įdomus dalykas. Ta ramybė faina. Fainai, jo, žinai, niekas netrikdo. Taip. Tada tu gali tai pasidėti, žinai, ir kažkur taip tiesiai, tikslingai, žinai, kad ir tu ten tas 2-3 valandas, ar ten valandą tiesiog parašysi kažką, ar ne, tu atrodo, jau tu pats biškai užsipildai, žinai, savo rezervuarą, kur ne klientum, ne kažkam, žinai, tu niekam nesi atskaitingas, tiesiog tu savo, žinai, darai, tai tas yra labai fainai, pakrauna, ir tada tas valandos dar užtenka pamiegi ir vėl varai, nežinau. Amazing. Šiaip nėra, tai gerai. Matai, tu gali būti viena, kiek ten, ar 3 ar 4% populiacijos turi tą genetinę mutaciją, kad jiems užtenka 6 valandų miego per parą. Aš šiaip mėgstu pamiegoti. Nes aš žinoma irgi galiu čia senstų žili plaukai lenda, bet, pavyzdžiui, jeigu negaunu savo aštunkės, jau sunku antrą dieną. Jau vyra tas, tai labai stengiuosi tą jau. Nes būdus irgi mėgsta panaknėti, kažką paveikti, bet dabar žiūri, daug yra švenčiau tą laiką pamiegoti, nes irgi, kadangi turi mažametį vaiką, tai irgi kartais jo naktys būna arijų pilnos, kartais ramios, tai tą žinai tokią kortą, nežinai, kokią gausi vidury nakties, tai tada galvoju, ne, jau geriau numiegoti, gal vakare kažką nenuveiksiu, bet tada bent pasirinksiu. Jo, aš va šitą įpratau, kai vaikai serga ir jie dažniausiai miega, pietų miega, tada aš kartu. Tiesiog, tada jau bandai, krenti kartu ir ramiau, kažkaip tai, žinai, tas telefonas numeti, skambins, gerai, sorry, hebra, bet prioritetai ir einu miegoti, žinai. Tai jo, susidėlioji kažkaip tai, žinai, aš sakau, ypač mano gyvenime labai daug būna vienu metu gaisrų dega ir juos reikia gesinti, žinai. Ir kartais tikrai jaučiuos kaip gaisriniai, bet tiesiog, gerai, žiūri, kur prioritetas. Kur pirmiausia reikia kažką nugesinti, kur reikia didžiausia dėmesio įsitraukimo ir tada taip, žinai, žongliruoji. Biški ten, kažkas ten, nežinau, kažkokį tai montažą reikia pataisyti, ten greit pataisai, išsiuntai ten ramiau, jau anoj pusėj kamuolys, tada čia varai kokį vaiką, žinai, ten kur nors nuvežt, paimt, tiesiog, čia jau nuraminai, per tą laiką ten gal kažkokie komentarai atėt, gal dar kitas klientas atsibudo, gal ten kažkokią samatą reikia siūst, toks daug chaoso. Bet tai kažkaip, žinai, 6-7. Turbūt. Man tai čia, žinai, kas man labai įdomu. Petersoną, kadangi aš daug esu skaitęs, jis, mano galvoje, žinai, populiarina tą visą tą dvilypumą tarp chaoso ir tvarkos, ne, kad balansą iškoti, koks yra priešintis chaosui. Ir čia skamba, kad būtent pas tave gyvenime abu šitie dalykai yra ganėtinai tvirtai laikomi, nes aš asocijuočiau kūrybą, tai tokia yra, jeigu nevaldoma kūryba, tai yra absoliutus chaosas, vadinasi, kad taptų valdoma kūryba. Šis paskas paveikslas turi turėti rėmus, kad jis taptų paveikslu. Kitaip tai yra tiesiog kažkas. Taip. Bet skamba, kad tos tvarkos elementas irgi yra stiprus, nes jeigu neturėtum, tai viskas subirėtų, tas chaosas ir išdominuotų. Taip, iš vis, žinai, kaip mes tiesiog neišeitų dirbti su filmavimu, nes kaip atrodo visiems, tai tu čia pasiėmė į kamerą ir ateisi kažką pafilmuos. Žinai, toks chaosas, kur niekas niekam neaišku. Bet aš pati supratau, kiek daug vyksta pasiruošimo ir tas filmavimas įvyksta tada labai greitai. Ir jo yra labai, labai maža dalis. Ir mano toksai yra mąstymas, kad ruoškimės mes 3 savaitės, vieną dieną filmuokim ir montuokim dar 3 dienas.
ir viskas. Tiesiog, nebegrįžkim, žinai. Čia varant 3 minučių kokio, ne? Nu, minutės. Jo, visokių būna reklamų, šiaip trumpėja ir labai keista yra, žinai, kai reikia stalpinti. Anksčiau minutė būdavo labai daug. Dabar 30 sekundžių, dabar jau matau, kad ateina net į socialinius projektus ar kažkur tai socialinės reklamos ateina 20 sekundžių jau. Bet čia dėl TikTok? Tiesiog žmonės nebeišlaiko tiek dėmesio. Rimtai? Jo. Ir taip labai žiauriai, 8 metus jau tame dirbo ir labai suprantu, kai būdavo 3 minučių renginio highlightų video, tai dabar būtų man jau košmaras kažkoks, tai kaip jį padaryti įdomiai, nufilmuoti, sumontuoti, na, ta prasme. Tai šitur nebedar. O, geras. Jo. Žmonės neišlaiko dėmesio. O pati jauti tą patį? Jaučiu. Kad irgi žiūrėdama tiesiog. Taip, labai jaučiu šitą. Geras. Dėl ko, manai, tai evoliucionuoja tą pusę? Mes pavargstam nuo tos rauto, man atrodo. Per daug tiesiog? Tiesiog per daug. Aš stengiuosi pati, aš TikToką neturiu. Vien dėl to, kad nebeužkimšt savo smegenų dar kažkuo. Mes teliko neturim irgi namuose. Nu, vaikai biški liūdėsėlį, žinai, atvaro pas močiutės džiaugiasi, teliką mato. Bet iš jo pusės turi vaikystę. Gyvena. Žinai, jie tada stebi mūsų ekranus, ką mes montuojam, ką mes darom, kur mes dirbam. Jie nesau būna kartu su jumis? Kartu. Ir stebi viską. Ir, žinai, tame pačiame gyvena. Jeigu reikia, mes ir vaikus į filmavimą pasiemam. Tai, žinai, klausimas, bet čia galima paplėtoti šitą. Taip, paplėtojam tada. Čia man priminė, mūsų čia kėdinietis Artūras Saja turėjo straipsnį, aš bijau pasakyti, ar Mugiai, ar Rinkane, apie jo gyvenimą. Šiek tiek toks, interviu, žinai, tipo. Ir jis vieną mintį kažkaip galės atsapsnio parašė, kad man labai patiko. Ir sako, jo požiūrį, šių laikų bėda yra, kad tėvai retai nori būti kartu su savo vaikais. Tarsi, kad maždaug aš užimsiu vaikus ir aš tą darysiu savo, o ne tai, kad mes darome kartu. Jis 4 berods yra vaikus užauginęs ir čia buvo išvalka. Ir aš tą perskaitęs irgi kažkaip susimačiau, įdomu, kiek pas mane to yra. Ir prisigavau, žinai, ir tikrai gyvenęs yra to. Ir galvoju, paskui bandau prisiminti savo vaikystę. Tikrai būdavo, taip būdavo, mes ir palikti ten ūkėse, daržuose kažkas tokio savo, žinai, maždaug, noraukit visas balandas, bet nemirkit, žinai, tokio lygio. That's fine. Bet visai, ką būdavo, kad mes įdybdom kartu ten daž bulvės, kas nusiek daržuose užaugom. Tai buvom, tarsi tėvai visą laiką kažkaip, nebuvo kaip dabar tas, žinai, tas vadinamas satelitinis tėvas, kad ten pastovi sukas ir tu žiūri, visą kitą, bet jie būdavo kažkur netoliesi ir mes to pačiu laisvės turėjom, bet ir nesijautėm apleisti. Žinai, ir galvoju, įdomu, ir paskui susimačiau, kad dabar savo tėvystėje tą patį bandau balansą rasti ir po to straipsnio biškai perkalibravau į tą pusę, kad reikia daugiau įtraukti vis dėlto sūnus pas save į savo veiklas, kad jie irgi matytų nieko blogo nėra. Taip, gal mažiau patogumą. Jie irgi nori, aš noriu, kad jie pamatytų pasaulį, noriu, kad realybė, kad išmoktų. Ir kad inkaruotis tą realybę, ne tai, kad per filmus, per filmukus, per TV, per mediją. Tačiau, kad aš labai noriu, kad jie būtent, nepaisant, kiek aš praleidžiu laiko prie kompo, bet kad mano vaikai kuo mažiau praleistų. Nes aš noriu, kad jie turėtų tą vaikystę, kad atsiminė, kad ir realybė tokia yra. Jo, aš labai suprantu, man labai fainai irgi vaikam parodyti, ką mes darom, kad kažkada klausė darželį vaikų, dičkės, ką veikia tėtis, tai labai aišku, žinai, filmuoja, o ką mama veikia, kažką prie kompo. Sakė, derina dalykus, sakau, šiaip prodiuserio yra toks ir, žinai, tokia užduotis derinti dalykus, tai gerai, tai derinam dalykus. Jo, šiaip pagalvojau, kad Beatričę mes vežėmės mėnesio į filmavimą. Wow. Mėnesio, jo. Tiesiog gausi taip, kad buvom Vilniuje, buvo patogu ir supratom, kad, tai kodėl man net čia dabar pirmyn atgal namo tampyt, mes galim važiuoti. Tai buvo ten kažkokia Lietuvos galvijų sąjungos kažkoks gimtadienis, kuriam darėm videoklipą, žinai, ten jubiliejaus video ir ten tarp tų karvių, ten Beatričė pamiegojo laukuose, tiesiog mėnesio laiko. Tai kažkaip, bet žinai, fainai ir priklauso, kaip žmonės tie, kuriuos filmuojamės, kaip jie reaguoja. Taip. Tai labai puikiai priėmė, patys sakė, tas vyriškis, neprisimenu, bet sakė, kad aš pats turiu dabar anūkę, kurią yra ten labai panašiai laiko, labai myliu, žinai, ir labai fainai, kad pasiemat. Prisimenu, filmavom energetikos ir technikos muziejaus reklamą ir aš irgi taip pat žindžiau ir neturėjau kur vaiko palikti, 3 mėnesiai buvo dukrai ir atvariau ir prisimenu apšvietėją, sako, tu su vaiku būsi čia, jis pats turi 2 vaikus. Sakau, jo,
visą filmavimą ir aš, taip, Kur dingsi? Taip, ir jis sako, crazy, skebra, crazy, sako, tarsi vien dėl to sako crazy, kad jūs šiaip su vyru kartu dirbat, tai dar ir vaikus pasiėmė. Žinai, toks yra momentas. Ar čia jis neįsidavė, kad jam, žinai, darbas reikalingas pabėgti? Nežinau, bet tiesiog, žinai, toks buvo įdomus kontrastas. O šiaip labai fainai, kai net tu žiauriai stragrini kartais, kur tos vaikus padėjo, ten yra tokių momentų, ypač kai filmavimai 12 valandų trūksta, žinai, ten bandai logistiką sudėliot ir tada su klientu kalbėjom, ir mes filmavom su Gabrim ir jisai sako, taigi pasimkit tos vaikus. Sako, kas ten bus blogai, ir mes filmavom Humano sandėliuose ir labai fainų, atvarėm, žinai, tai tiesiog nufilmavom muzikinį klipą, bet Ričia tai ten visą laiką už kameras prastovėjo, Dieve, kaip fainai, aš matau Gabrielį, žinai, čia kalbu apie vagelį, žinai, tai jai ten akis didžiulės, žinai, o maži, neįdomu duokit filmukų, žinai, bet tai ten vadybininkas pasėdėjo, tai prasme, Gabrielius vadybininkas, jo brolis Osvaldas visą laiką praleido su mano vaiku, tai man, žinai, toks didžiulis dėkingumas. Ir Humanai dirbo ten tokios irgi 2 moteris ir sako, atnešė žaislų, sako, žinau, kad mes sekmadieniais lygiai taip pat su savo vaikais čia sėdėdavom, žinau, kad mums tokia nostalgija. Ir žinai, aš tada galvoju, kaip fainai, kai yra tokių žmonių, žinai, kurie nenurašo, tai pasiimkit kartu, nes numato, žinai, gal ir aš norėčiau paklaust, kur man jūs dėt, žinai, bet jie supranta, kad, mes irgi prisidedam ir mes ateinam su savo to bagažu, žinai, ar tai būtų vaikai, šeima ar kažkas, bet mes visi siekiam bendro rezultatų. Tai kodėl mes negalim, žinai, tada susivienyti ir sujungtas jėgas. Tai čia yra labai fainai, žinai, labai toks, tikrai, dėkingumas. Pritariu. Bet, o atrodo, kad dažniau negu mes įsivaizduojam, kad kitiems žmonėms mes trukdysim su savo vaikais, negu iš tikrųjų taip yra. Taip, aš manau, kad taip. Mes tiesiog patys nenorim apsikrauti ir aš tada tą dieną, kai mes filmavom, man atrodė, tokia nesąmonė, kad tie vaikai yra kartu. Aš ten dar buvau suderinus pusseserę, kurie atvažiuos, paims juos, jai ten mašina sugedo, ar kažkas ten atsitiko, jinai vėlavo, turėjo būti 3, atvažiavo 10, susiparinus visą, duok tos vaikus, važiuojam, sakau, ramiai, žinai. Jo, tai, taip yra ir mes patys susidarom kažkokį tai burbulą, žinai, atrodo, kad čia bus man labai nepatogu. Man tikrai buvo tada nepatogu, aš negalėjau, žinai, ten žiūrėti kadro, stebėti ir kaip vyksta procesai, nes rėgia ten, žinai, mažys, mama, pažiūrėk, kokį dinozaurą radau krūvoj. Bet čia, žinai, man ir sunkiausia buvo, ne jiems kitiems, jiems tai netrukdys. Aš galvoju, čia būtų techninė vienintelė išimtis būtų, jeigu kažkokia audio filmuoji, tai tada gali. Jo. Bet jeigu ne. Jeigu tik vizualas, tai net fine. Jeigu būtų, žinai, audio, tai tu turbūt nemastytum tos, tiesiog sakytum ne. Tiesiog ne. O šiaip tai puikiai, manau. Šiaip kaip tik jiems žiauri įdomu. Aš tikiu, vėlgi, matyti, ką tėvai veikia. Taip. Visiškai tas duoda. Čia tas kai namuose, žinai, gali ten turėti mandriausių žaislų, duok samti. Samti galvau. Va čia svarbiausias dalykas. Su sūnum labai daug gaminam, jam labai patinka. 3 metai ir žino, jau man tiesiog matau darbų vadovas, mama kiaušiniai, miltai. Mama paduok, sakau, gerai auga vadovas, šitas aišku jau žinai. Galės pakeisti mamą, jeigu reikia, ne? Prodiuseris. Viskas tvarkysim, čia biškitom, važiuojam, tvarkam. Sudėsim visą, žinai, ir iškeps kažką padarys. Realiai tai mano darbas. Nice. Gerai, per tą pačią, aš noriu pasitikrinti, tiesiog, kad čia tik aš tokį dalyką durną galvoju nešioju, ar nesu gal toks durnas, kaip kartais jaučiu. Aš iš to analizuoju kokį 3 metus jau pas save, tokį kaip identifikavęs mintį ir vis, žinai, ją bandau išnarpyti. Man vis nelengva, bet man atrodo, kad pas mane yra kažkur labai giliai įsišaknyje mintis netrukdyk. Kad aš savo gyvenimo būdu neturėčiau trukdyti kitiems. Ir aš esu pastebėjęs, kad labai daug kur, kai aš mąstu apie sprendimų priimimą, nesvarbu, kad tai būtų kasdienis dalykas, ar važiuoju per perėrį, kažką perės, nuo to banalaus dalyko, iki ar vaiko pasiėmimo, iki darbo, iki, tarkim, ten, ar reikėtų kažkokį, ar politinę ten požiūrį pasiimti ir apie tai pasakyti, arba ne. Žiūriu, kad daug pamatinis vienas iš tų minčių yra, kad aš neturėčiau trukdyti kitam su savo dėmis. Ar, pavyzdžiui, net jeigu galvoju dabar iš kibernetinio saugumo, ar jeigu čia pradėsiu, tarkim, kapstytis, kapstysiu kažkokį, žinai, machinaciją, kur kažkas daro. Dabar ten tas žmogus, kuris, jis aferistas, blogai, bet aš jam gyvenimą galiu sukadinti. Ir gal neturėkite tokiam. Ir skau, aš labai analizuoju, žinai, bet tas sukasi. Tu mėgsti būti patogus kitiems, net jeigu tai yra nepatogu tau? Ne, čia iš to ekstremo nesu, bet yra bazė, kur
aš žinau tikrai, kad va šita mintis netrukdyk kitam įtakoja mano pasirinkimą. Ir aš nešiausi. Ir aš nežinau, kurie į savo susiformavusi. Aš bandau irgi kapstyti. Čia kažkur tikrai nuo vaikystės, manau, kur dar nesugebėjau atkapstyti, bet valgėte. Mama pasakė, kad netrukdyk. Gal, bet irgi net gaminu, žinai, suvaikščiojo tau. Jo. Labai stipriai. Bet tada, žinai, ar čia tik aš toksai, žinai, ar ir kiti ten nešioja. Galbūt, okei. Jo, manau. Nerezonuoja neviškai, ne? Nu, gal iš tokių mažų, žinai. Bet, žinai, aš dabar tokia, aš turbūt dabar pati toj būsenoje esu, kad nebenoriu mažintis. Nors ir mažylio. Jo, yra momentas. Tai, žinai, tai va tas ir netrukdyti irgi yra į tai. Pritariu. Nes tu, žinai, aš sakau, tu tada nuslėpi savo kažkoks tai jausmas, nu žiūrėk, ar ne, sakai netrukdyti, ar ne. Ir tada tu galvoji, bet jie niekur nedingsta. Taip. Ir vat klausiau vieno intervo ir sako, okei, bet jūs, ta prasme, tie jausmai varo, žinai, tokį rūsį, mes sumetam juos ir jie vis tiek kažkada išlips. O kai išlips, tai bomba. Tai, žinai, tada klausimas, ar tu po biškį tada tą rūsį kapstai? Žiūri, kas ten yra, nežinau, terapiją lankai kažkaip, žinai, save iškrauni ir panašiai. Ar tu tada tiesiog bam ir sproksti ir tiesiog būna tokių, žinai, visokių pasiekimų. Tai manau, kad graži šita savybė yra, kur susikerta kito, ten viešiai interesai, nu kažkas, žinai, bet kitas dalykas, nu kodėl, jeigu tau patogiau pasistatyti mašiną ten, kur jinai stovi, tai pakimusi, kurie aš ten stovi, nes tau dabar patogiau yra. Nu, tiesiog, man atrodo, kad tu irgi neturi mažintis dėl kitų. Okei. Gerai, tai aš dar vieną žingsnį noriu pavesti. Čia kokį 5 metų atgal. Pradėjau keisti savo mąstymus. Aš jaunesnis būdamas labai stengiausi paisyti, kaip kitas žmogus gali pasijausti, jeigu kažką pasakysiu jam ar jam. Empatija didelė tavo. Jo, manyčiau. Ir iš to pusės ir būdavo, žinai, dėl to buvo tikrai jaunesniam, žinai, gyvenimo laikotarpį, kada toks, gal tas people pleaseris tikrai būdavo, bet vien to, kad neskaus nesukelti neigiamą emociją. Ir įvyko toks lūžis, kad tikrai, kai daug dirbant su savimi, supratau, kodėl aš turėčiau paisyti kitų emocijų, kai kiti nepaiso mano? Taip. Nes jūs, žinai, kiek aš gaunu... Tu labai sorry, aš tu labai šūdinas produceris būtum. Tai labai gerai. Negalėtum, ta prasme, su to netrukdysiu, tai ne. Jo. Ne, tiesiog. Vat, matau pas mane, nu visiškai neveiktų, nes aš jau geriau sutrukdysiu. Taip. Aš paklausiu ir aš tada žinosiu, kad aš padariau tą, ką man reikėjo padaryti. Nu, va tiesiog. Tesk, tu toliau. Jo, tai liuks. Ir va tada, kai pradėjau šitą keisti, minti, kad tai čia kito žmogaus jausmai yra to žmogaus atsakomybė, ne mano. Taip. Aš sakau, kas man atrodo yra teisinga. Nėra, kad tyčia nenoriu skaudinti arba įžeisti ar panašiai. Nu, blogo, kaip sakai, stengiuosi elgtis taip, kad su kitu, kaip norėčiau, kas man elgtis. Ta visa idėja iš tai yra. Taip. Bet to pačiu, vat, jeigu jaučiu, kad reikia tą sakyti, tai stengiuosi. Čia vis dar sąmoningas darbas, kiekvieną mielą dieną vis dar šitas stengiuosi, nes va tokiai, nu, 25-27 metų, žinai, programavimą dabar reikia biškai keisti kryptį. Ir bandau daryti, žinai, tą. Jo, ir bandau tos dalykus susėti. Sutinkint su štai, kad kitos žmogus esmė to žmogus problemos, o ne? Ar ne problemos, bet tai yra atsakomybė. Patikslinsiu. Žinai, aš labai mėgstu įvilkti kažkokią situaciją. Nes tai yra labai daug skirtingų dalykų. Nu, vat, pavyzdžiui, mano darbe, ar ne? Aš jausiuos nemaloniai, jeigu aš sutrukdysiu žmogų, ar ne, bet man, tarkim, paaiškės daug dalykų, kur tai man staupys laiko, na, tarkim, montaže, ar ne? Nu, tai aš jau geriau sutrukdysiu. Nu, žinai, toksai yra... Pragmatiškai mąstant. Jo, visiškai, žinai. Jeigu mąstant kitą pusę, nu, irgi vilkti situaciją viską reikia, aš manau, žinai, nes... Nu, vat aš turiu tą didelę empatiją. jo, kur visada 5 kartus pagalvosiu, ką žmogus gali galvot. Žinai, ten kartais būdavo net, nu, ir pačiam mano darbė, žinai, persižegnoji, parašai, išsiunti, bet, žinai, tau pačiam per save reikia perlipti, nes gal ten žmogus irgi kažko kito turės klausti. Nu, tik, žinai, grandinė, nu, žiūri, kur, kas, kaip toliau. Labai priklauso, Vytautai. Okay. Kada norėjau pasičekinti, nes gal vis tiek, iš šalies man toks tikrai susidaręs vaizdas, kad tu, ir kiek dabar jau kalbanu, vis tiek tu pataisyk mane, kur nusišneku, kaip sakant, bet atrodo, būtent, tau rūpi žmonės, tau rūpi situacijos, tau rūpi taip pat kokybė, ir tas balansas, tai, žinai, tarp empatiško kūrėjo ir taip pat arba to,
darbų vadovo, žinai, muštruotojo, jis yra kartu. Ir jie atrodo tokios iš dalies nedaramos savybės, jis priešingybės net iš dalies. Bet to pačiu jos, nu, tu jas išgyveni kaip žmogus, tu jas inkorporavus ir jos turbūt sėkmę neša. Žinai, tiek drive tą neša. Nu, aš tarptočiau sėkmę, nesakyčiau, vėgi. Aš tai mažai sakau. Darbas. Žinoma, bet tu jį padarai. Bet čia turi būti, ar nuo gimimo tiesiog tokia buvo, kad tu galėjai ir tą, žinai, kaip liepsną ir ledą žongliruot laisvai. Žinok, aš visada. Apdovanota gamtos. Žinai, bet ir tas yra turbūt mano, aš biškai į tą pusę atsistoju, pastoju tuose batuose, aš tada į tą pusę atsistoju, pasižiūrėjau, žinai, ir tada galvoju, advokatauju. Aha, tada prasideda toks svėrimas, kas čia kur yra. Ir kartais tai aš noriu nusišauti, nes man reikia atlaikyti abi pusės. Nu, tarkim, klientai ir kūrėjai, ar ne? Taip. Aš stoviu, tas tiltelis esu. Tai va, žinai, ir tie mano komunikacijos įgūdžiai tada lenda, kur kam kada pasakyti ką, kas kur, žinai, nu, kartais, žinok, net juokiuosi pati iš savęs, kokių situacijų būna, kaip stengias visur nugesint, kad tu išplauktum, žinai, kad jau ir tau būtų gerai. Nes patikėk manim, ir su klientais, ir namuose mes vykdom kartu su vyru kūrybinį verslą. Nu, nežinau, kas gali būti blogiau. Verslas ir kūryba, šiaip, kaip šitie sueina? Nu, nesueina, nesueina. Jie sueina? Kažkaip. Nu, kiek 7 metus, 8? 8 metus, jo, mes 8 metus kartu dirbam. Vyras dar iki to laiko vienas. Taip. Tai jo. Tai, žinai, toks yra, kur kartais tokių būna situacijų, kai stengiasi, žinai, nepernešt vidu. Nu, žodžiu, tai jo. Tai grįžtant prie to, kad reikia suderinti neįmanomus, nu tai čia turbūt mano, žinai, superpower yra. Tikrai, tada. Ta prasme, aš jau, žinai, tą įsivertinau, kad anksčiau atrodytų man čia labai normalu. Jo. Nes kažkaip ir aš mokykloje buvau mokinių tarybos pirmininkė, žinai, nu, ta veikli, žinai, kurios daug visur, žinai, duok pakalbėti, žinai, nu, žodžiu. Ir man, žinai, toks būdavo, kad irgi reikėdavo ir tarp mokytojų, žinai, suderinti renginio idėją ir tada, žinai, ten nepatvirtina grįžti, žinai, ten kažką irgi, biškai, žinai, pakreipi į šoną, nu, va, žinai, toksai modeliavimas visų situacijų, perleidimas, žinai, per save perleidi. Tada gal, nu gerai, pasižiūrim, ką aš galiu padaryti. Ir aš, pavyzdžiui, dabar dirbu su tokiu fotografu, kuris yra ir prodiuseris, ir jisai tikrai labai fainus klientus atveda, jis labai tiki mumis, bet aš matau, kad pas mus ganas tai tas fake till we make it, žinai, su jo projektais. Ir aš sakau, aš labai dėkingume, kad jis taip pasitikė, bet aš kartais matau, kaip man pačiai, žinai, yra strugglas vien dylint dalykus su juo pačiu. Kaip žmogum? Ne, tiesiog suprantu, kiek projekto yra daug, kiek gali klientas kištis į tą projektą, žinai. Kaip man reikia tada atstovėti ir turėti, žinai, tos, nu, aš pasakysiu, kiaušinių, žinai, nes kūryba yra vienas dalykas ir aš labai, nemėgstu, kaip būna projektų vadovai, apie jį nešneku taip, nes jis toks nėra, bet dabar kažkaip paskutiniu metu kažkokias pamokas turbūt mokaus, kur labai sutinku daug people pleasing žmonių ir tokie žmonės neturėtų dirbti su komunikacija, marketingu ir panašiai. Nes kai yra kūryba, kai yra idėja, aš ją pilnai tikiu, aš ją pardaviau, žinai, ir aš noriu iki galo eiti, o ne procese kažką keisti ir po to tu ateisi, žinai, ir sakysi, tai rezultato nėra. Nu, sorry, hebra, žinai. Nes kažkur grandinėliai neatstovėta, nepadaryta iki galo ir tada tu sėdi ir galvoji, nafik. Visą tai švaistyta energija. Taip. Vien dėl to, kad buvo, gal tu matai didelį kūrybinį potencialą. Ir gal tu galvai, kad va šita reklama, tai čia jau bus mūsų, nežinau, gausim, žinai, ką. Ir tipo, tai kilinam ten tą spalvą, dar kažką, žinai, nes netinka. Ar ten kadrą keičiam. Na, ir tu taip, žinai, tada bandai vėl derinti. Kas kur, žinai, ir tas toks... Gerai, šitą dar apie derinimą, man įdomu. Ar... Kai tai šitą informaciją perleidai per save, ar vidinis balsas sako, čia skamba logiškai ir teisingai, ar čia jaučiasi teisingai? Kuris pas tave labiau? Aš į abi pusės atsistoju ir tai yra labai blogai. Nes... Net darna, jeigu bus, tai pat yra darna, liuks to norisi, nes dažniausiai vis tiek, jeigu kyla kažkoks klausimas, dažniausiai jau yra blogai, žinai. Nu, tiesiog, ne tiek, kad jie yra blogai, bet... Tada tu turi labai stipriai atsistoti ir pasakyti, arba aš labai tikiu, ką aš darau, bet aš dar dažnai ir
perleidžiu, ką man pasakė. Ir aš tada bandau abudu sujungti. Nu, čia toks yra, kur kartais sujungi net neįmanomus dalykus. Nu, buvę projektų, kurie sako, kad mes naudosim tik tai raudoną spalvą, kur ten simbolizmas ir panašiai viskas suveda, o klientas sako, aš nekenčiu raudonos. Ir galiausiai nugės, rožinį projektą, tai įsileido. Šalčia bašien bangos dabar. Čia buvo pirmi tokių projektų, bet toks atrodo, kur, kaip, žinai, tai va tokių situacijų labai daug būna. Ir va taip bandai perleis ir filtruoju, žinai, ir, filtrų dirbi, realiai, net litelių filtrų, žinai. Bet čia filtruoju vardan kompromiso? Ar vardan, žinai, kūrybinės tos idėjos? Dėl visko, aš ir filtruoju samatas, aš ir filtruoju, ta prasme, tas idėjas, filtruoju nesąmoningą informaciją, visko tikrai ateina daug, žinai, ir kitą kartą, kai, briefą, žinai, gauni iš pačios, ta prasme, agentūros ar kažko, tau reikia pasižiūrėti, žinai, kiek tai įmanoma, koks biudžetas, ar Ferraris, ar Golfas, žinai, išeis, ta prasme, šitas yra, aišku, visada norim, žinai, turim Golfiuko biudžetą, norim Ferrario, tai gerai, gal Audinę suderinsim, žinai, va šitai, žinok, tai visada. Tai aš aukoju, aš žinai, ko nenoriu niekada aukot kokybės. Ir aš visada tai bandau argumentuoti, kad chebra nebus gerai. Ir žinai, tada toks, bet tai ką mes darom? Tada jeigu mes, tiesiog drožiam kokybę, žinai. Tai tas ir turbūt toks didžiausias vidinis, žinai, filtras ir yra kokybė. Pirmiausia, o jau kiek man laiko reiks pradirbti, susitaikykim, žinai, čia jau kūrėjai kalba. Jeigu tai, toks skirtumas. Padirbsim ten, pamontuosim kažką. Įdomu. Bet, pavyzdžiui, vardan ko, jeigu, žinai, klausimas būtų, tai tarkim, kažkoks yra projektas, įpuolė tavo rankas. Ar žinai, paklausom, vardan ko tu nori tą projektą padaryti tos aukščiausios kokybės, žinai, kuo vedama? Jo, anksčiau labai būdavo tas portfolio momentas. Sure. Jo, bet man labai surezonavo kolegos, kuris dirba labai senai šitoj rinkoje, jis nuomoja techniką ir jisai man taip, žinai, sakyčiau, autoritetas, ir jisai taip pasakė, ką veikiat, ką gerą filmuojat, ką filmuosit, žinai, ir aš ten papasakau, kokį mes ten projektą darom, ir jis taip atsisuko pažiūrėjo, sakau, dėl portfolio. Ir jis taip, o tau dar portfolio reikia. Ir jis taip, o gal tikrai jau nebereikia. Pagaliau, neįdė. Jo. Žinai, aš taip priėmiau. Ta prasme, fainai, tikrai fainai. Dabar tai tokie būna gal kūrybinės ambicijos, žinai, kažkokią tai turi ten idėją padaryti būtent taip, žinai, tiesiog aš labai šiais metais, šių metų pradžioje pasakiau, kad aš labai noriu filmuoti pagaliau muzikinius klipus, kuriuose yra moteris. Ir kaip atrodo, paimi ir sakau, užtenka tų vyrų, žinai. Ir kažkaip ateina dabar šiais metais tos moteris, žinai, tai fainai. Visai kitokia kūrybinė energija yra. Pala. Ten kiek tu ragana? Dabar tai, kur žodžiais išeina, viską pritraukti. 100% su ragana. Ką dėvi? Ne veltui mano akis žalias. Aš žinojau, kad druskos reikėjo paberti prie durų. Reikėjo viskas iš... Gerai, tada keičiam toną. Jau dabar gražiai. Jo. Tik jūs. Tai jūs, jo. Ok. Čia checks out. Bet gerai, man tai įdomu. Kūrybiškas žmogus turi būti laisvas iš savęs. Taip. Sutinkės su šito. Taip. Ir augdami tiek mokyklą, tiek muzikos, beveik visas mokyklos, man atrodo, jos tiek rėmina, nori. Tarsi, bando kažkokį tau nuteikti kelią, kurį turi eiti, kaip elgtis dera, nedera, ar tai mokyklos, ar namai, ar visuomenė, kas tai būtų. Ir kaip tau atrodo, kaip tu nepasidavai tam įrėminimui, nes vėlgi, ta drąsa kūryboje, ji išliko ir vis dar puoselėjama, tai smagu. Gal net dalį pavydėtina, čia savai skaitant. Pirmas dalykas, tai man atrodo, kad aš visada buvau punkė tokia. Jo, tai taip, einam biški prie sistemą, biški darom ne taip, kaip gerai, žinai. Bet to pačiu buvo mokinių tarybos. Iš vidaus viską imsiu, ne? Taip, toks žaidė. Sakė mokyklai, kad diskotekų negalima. Gerai, ką mes galim sugalvoti ir kaip apeiti sistemą. Žinai, šitas visada yra. Supratau. Jo, nes pas mane yra backgroundas buhalterė ir močiutė mano yra buhalterė ir jinai yra pasakęs, labai man vaikui pasakė, Karolina, yra įstatymas, yra apstatymas. Geras. Tai žinai, tokio kūrybinio mąstymo, tai tada tas kūrybinis mąstymas leidžia tau turėti taisyklės. Taip.
Ir vat kaip fotografijos mokė Romualdas Požerskis, aš pas tokį žmogų mokusi fotografijos. Ir jisai man pasakė, Karolina, yra taisyklės tam, kad jūs jas laužytum. Bet pirmą reikia išmokti taisyklės. Taip. Tai žinai, va šito, turbūt čia mano gyvenimo moto. Yra taisyklės, bet pagalvokim, kaip padaryti kitaip. Aha. Gerai, bet tada turbūt niekad nesi pakankamai velnių gavus už taisyklės pažeidimą, kad tu suprastum, gerai, čia gal biškai perstingo, gal neverta tos taisyklės laužyti. Arba taisyklių, kaip žinai, sumoji. Kažkaip aš gražiai išsisuku. Išėjo tas užangiruot vėlgi, ne? Negalvoju, žinok, nesumastau kažko tokio. Tai kažkaip ten griežtos, toks kariškos disciplinos aplinkoje. O gyvenime niekada. Aš pati norėjau eiti muzikos mokyklą, močiutė vedė pusbrolį, aš pasisiūliau kartu eiti. Tai išgirdau telefonu, ką veikia, sako, varom į muzikalę, aš ir noriu. Tai kad tu šokus, man, kad nenoriu groti. Tipo, atėm, ten supildė močiutė dokumentus, kažką nesąmonę parašė, kad ten su kažko grosiu smuiku. Tipo, smuikas... Ta prasme, bet ką reikėjo rašyti, kanklės ir smuiko, ne, žinai, bet violončelę baigiau, žinai. Tai fainai, vis tiek. Ir buvo tas momentas, kai man nepatiko grot, ir aš simuliavau, aš mokykloje labai gerai mokiausi, ten taryba ir panašiai, o muzikalkiai aš buvau ta, kur tipo tėvus iškviečia. Ir tėvo mokytojas ten, ir aš neišmokdavau, aš ten verkdavau, o die, man mokytojas pasikvietė mamą, sako, žinokit... Pasėdvina? Ne. Įdomu. Ir, žinai, ir toks būdavo, kad, tipo, kaip čia, žinai, dabar bus, čia, jei trauma bus muzikos, žinai, gal jūs eikite į neakivaizdinį, žinai, ir perkelia mane į tą, tai prasme, skyrių. Ir, žinai, buvo toks momentas, kad mes įsigryninam, kad jeigu tave perkelia net tavo noriu, tipo, tu gali grįžti, bet tu turi mokytis. Okay. Nu ir tada čia atsiptas. Aha, jūs sakėt, kad aš negaliu baigti muzikalės. Ta prasme, muzikalės paskutiniai metai mano. Ir tėvo, aš ten zubrinau tą violončelę kiekvieną dieną ir pradėjau grot. Pradėjo sektis, pradėjo būti įdomu. Nu tai žinai, ir toksai buvo pusmetį, aš lankiau su visais, solfedį, muzikos istoriją. Bet tie, kas nežinojo aplinkui, kad aš, tipo, esu iš neakivaizdinės skyriaus. Jo, ir tada galiausiai, aš taip tikrai, aš susėmiau, žinai, tipo, blemba, aš tiek metų mokaus ir man mama pasakė, žinai, sakau, mesiu viską, susipakau violončelę, atvežiu, sakau, viskas, eikit, žinai, visi vėliau, aš eisiu dabar į dailę. Tipo, spėsiu dailę pabaigti, 4 metai liko ten kažkas, easy, žinai. Ir, tipo, mama, ne, ką pradėjai tą pabaigsi, jau va čia buvo tas, žinai, toksai. Jo, ir aš taip, ne, gal, žinai, ir savo, ne, mama, pabaigsi, žinok, pati niekas tavęs nevertė, tu pati nuėjai, žinai. Nu, blemba, teisybė, žinai, okei, ir aš, žinok, susiėmiau, ir aš baigiau tą muzikalkę ir visai nebuvo tik tie prasti pažymiai, ir dar metus lankiau orkestrą savo norų, nes, tipo, jau nebegalėjau taip lengvai paleisti muzikos. Jau įsivažiavau, ne? Tai jau fainai, jau groju, žinai, tai va, tas labai fainai. Ir tas muzikinis backgroundas, tai dabar ką veikia gyvenime, tai sudėjau, žinai, dailę, kuria visada buvo šalia, pieždavau aš visada, tiesiog nelankiau dailės. Muzika, visada muzikuodavau, tai dabar daro muzikinis klipus ten ar kažką, žinai. Tobulas miksas. Tiesiog, va šitaip susidėjo viskas. Džiaugiuosi. Dar sako, žinai, kūrybinio žmonėms sunku gyventi šiais laikais. Įmanoma. Sunku, nes tu visada turi tą savo kažkokį, žinai, susidaręs, kas tau patiktų. Taip. Ir jeigu kažkas nesigauna, arba aš, pavyzdžiui, aš žinok labai neskaičiuoju savo laiko, kiek aš ten korekcijų darau, ir aš tada to paties tikiuosi iš žmogaus. Ir tada yra tas toksai, ar mes kartu darom maks, ar tu čia vieną koją biški, žinai, bet man tai prašysi maks, tai man taip netinka. Nes jeigu mes darom, tai darom kartu, žinai, užsidega aks, ir važiuojam, žinai, ir davai greitai čia ir dabar reikia padaryti, žinai. O jeigu ten tarmozinimai prasideda dar ten kažkas, tarsi viskas kilo, žinai, jau mes pametėm, žinai, turi būti tada ir tos energijos labai sutapt ir kartu, žinai, dirbti, toks, daug momentų turi susidėliot, kad ir sėkmingas projektas būtų, iš tikrųjų. Bet galvoju, bet iš turės gal reikia, kad projektai, trumpalaikiai, kabutės, mėnesius, ne? Jeigu tai trumpalaikiai sakyčiau. Visokių būna. Būna? Būna, žinok, taip. Dabar turėjau projektą ilgalaikį, bet, tarkim, jisai truko 1,5 metų. Oba. Tai, žinok, išsitaškiau juodai. Aš tikiu, nes tiek būti fokusuotam, tarsi, tai nori pervargs. Plius,
Veikia ta šeima, kas tau yra vis Ir tiek dar pirmoje kiti, vietoje. taip, Jo, bet jo. dar yra kiti projektai, neturi taip, kad tokį klientų krepšelį, kad tu galėtum apsimti vieną tą projektą ir ten turėti jį. Dar ten, žinai, darai kokį tai, nežinau, kas dabar vyksta, kažkokį tai montažą, kažkokias dar grafikas ten pakuriu, žinai, biški, nes ten biški greitai padarysit, žinau, galit, gerai, žinai, ir tada žiūri, kad 3 savaitės tą patį darai jau, nes korekcija, žinai, pingponginasi, žiūrėk, dar kažkoks muzikinis iškrenta, bet muzikinį aš negaliu atsisakyti, kaip, žinai, fainaigi, muzika. Tai, toks yra daug derinimo. Bet atrodai laiminga. Jo, nes labai reikia vertinti, kad dirbu pagal specialybę. Taip, šitais yra momentas. Dirbu mylimą darbą. Tai mane veža. Turbūt šiaip sveiki žmonės nedirbtų šitą darbą, nes tai yra labai daug adrenalino. Tikrai. Čia gal daug kas kaip tik to ir ieško, ar nori. To sveiko valdomo adrenalino, sakyčiau, žinai. Čia kartais būna, kur dega ir tu... Žinai, tas šuniukas. Taip. Tai vat. Žinai, ir laiminga, nes bandau kažkaip tose momentuose ir atrasti save ir padėti kažkur, tai žinai, kad vidinis toksai užsipildytų, žinai, tą taurę. Nes aš labai daug išsitaškau projektuose. Aš mėgstu, žinai, toks tipo, tai full in, žinai, dabar manęs bus daug ir čia ir dabar aš tau skambinsiu, klausiu, kaip mes darom geriau. Tai turi atlaikyti mane. Vyras ar klientai? Visi. Žinai, jeigu turbūt negebėtum deliverinti aukštos kokybės dalyko, tai nebūtų priežasties toleruoti. Čia šitaip, tipo, žmonės gerai, tipo, gerai, nei padarys. Čia, jo. Tas skambutis, gerai, labas. 3 ryto ir tu nemėgi, ne, žinok, pasakysiu taip, mes su vyru susiformavo tas mūsų, kai mes nutarėm dirbti kartu, susiformavo, kad, bet mes turim turėti labai aiškias taisyklės, kaip mes dirbsim kartu. Ir labai puikiai prisimenu, aš išėjau iš valstybinio darbo, kuriame užmigdavau. Oba. Stipru buvo, nes aš dirbau reklamos agentūrai, projektų vadovė, viskas fainai, daug drivo, adrenalino, sveikatas užlubavo, taip, kad man tiesiog reikėjo rinktis arba darbas, arba sveikata. Tai gausi, kad sveikatą pasirinkau, žinai. Nors darbą, žinau, aš nemoku pasakyti man pačiai, kaip, wow, čia aš esu dabar reklamos vilkuosi, žinai. Tikrai, žinau, tokių momentų buvo, kur, tipo, tu supranti, kad, o Dieve, aš čia patekau, aš realiai čia. Tai jo, ir tada išėjau, tada padirbau pagal specialybę darbą, tai viešųjų ryšių specialistė. Ir, ten labai blogai buvo vien dėl to, kad man buvo po to drivo, po to adrenalino, po reklamos agentūrą su mūsų reklamos vilkų vadovu. Man, žinok, buvo, o Dieve, tu Marija, tarsi atneša užduotį, žinai, ir sako, tai čia gal per savaitę padarysi. Ir aš, žinai, jau susidėliojus, žinai, producer, mąstymas, projektų vadovo. Aha, tai čia gal tas pusvalandis, tas man, aha, čia 4 valandas, žinai. Per savaitę padarysi. Kaip nors, sakyk, ne? Žinok, jo. Ir supratau, kad aš jau laukiu šeštadienio, sekmadienio, mes kažkokį renginį turėsim, pafilmuosim ir panašiai. Ir, žinai, gyvenimas paėmė papurtę, apvertė aukštin kojom šitaip ir sako, žinok, gyvenimas yra labai trumpas ir tu turi dirbti mylimą darbą. Ir, žinok, taip man susidėliojo. Aš prisimenu, atėjau pas vadovą ir sakau, žinokit, viskas nebegaliu, išeinu. Ir sako, eik, viskas, eik, sako, tai ką darysi, sakau, su vyru dirbsiu. Sėkmės. Bet pasakiau, kad mes išeinam į reklamą, kad mes ten filmuojam renginius, tada dar buvo tas level, žinai, renginių filmavimo, aš būdavau B kamera, stoviu ten kokiam Vilniaus maratonį ir filmuoju. Dabar tai insane galvoju, kai mes ten filmuodam, aš nežinau. Bet padarydavom, patys nebėgiom, nei ką, bet maratoną filmuosim jėga. Jo, žinai. Tai... ir tas po truputį prasidėta, žinai, augimas. Taip. Ir pamečiau mintį, ką pasakoju. Bet tiesiog, kad aukštą kokybę reikia išlaikyti, tai, žinai, po truputį per save ir praleidinėjai. Ir šiaip kalbėjau apie tai. Vytautai, katinam. Kad kas? Katinam. Kodėl? Eik, tu susimaliau žiauriai. Visas gerai, važiuoju čia. Mes kalbėjome apie tai, kad tu toleruoji, žinai, tave dėl to, kad tu kokybę gali palaikyti. Tai va, ir matai, neišlaikiau kokybės ir tada sakau, kad, tipo, varom. Ne, this is wrong. Galiu, kaip sakyti, perimti. Ir, žinai, su vyru susitarėm, kaip mes žaisim. Ta prasme, kaip mes dirbsim kartu. Tai aš ir pasakiau, prie pusryčių stalo niekada negali būti kalbų apie darbus. Kaip nebent aš jau pasakau, viskas, mes gersim kavą. Čia jūsų signalas. Jo, viskas, tada mes galim persijungti, žinai. Geriam kavą, apkalbam darbus, pasitarėm
sutarėm, žinai, kas ką daro ir panašiai. Nu, tai viskas ir fainai taip vyko, žinai. Nu, tada, kas ten atsitiko, ir mes dirbdavom, ta prasme, nu, taip nuoširdžiai, žinai, dirbi ten iki 5, 5 uždarai kompus, nustengęs, gal 6, žinai, ir taip laikas ten mums, žinai, bla, bla, bla. Nu, labai graži realybė, žinai, dirbam kartu, vaikų nėra, gyvenam Vilniuje, ten, tipo, išvarom ten į miestą, kažką su draugais. O po to, žinai, jau atsirado vaikai. Tai va ir prasidėjo tas smagumas. Aha, o kada dabar dirbt? Ja. Kai tu neturi laiko nueiti dušą, žinai. Ir aš su pirmagime, aš oficialiai buvau dekrete, bet aš visą laiką dirbau. Ir aš supratau, kad jeigu aš būčiau nedirbus, nu, vat klausimas, kai būtų buvę apskritai su manim pačia. Nes motinystė žiauriai ištaškė. Ir tada toks buvo, kad tai aš galiu dirbti, aš kažkur, žinai, galiu tą turbūt kūrybinį, žinai, dalyką, kažkur, nu, vat, kūrybinį tą potencialą padėti. Taip. Tai aš galiu montuoti, aš montuodavau vestuvės. Tai realiai pirmas pusmetis, žinai, nu vis tiek nemiegi. Ja, maitės vėl užpildyti laiką. Čia vaikutis, žinai, guli, okei, čia pavalgė, čia biški pas, nu, žinai, pamantau į tas vestuvės. Taip. Tai aš man atrodo, tada sumontavau, nebuvo ten daug tų vestuvių, iki 10 kažkas tokio, bet aš sumontavau. Nu, tokia visiškai pervargus, tipo, vaiką maitinu, vyras mane maitina, žinai, bet buvo antra karantino banga, tai toks, nu, tipo, mūsų burbulė mes gyvenam savo ir, nu, toks, vat, atrodė fainai, žinai, taip turi būti. Ir tada atsiradus antram vaikui, vėl viskas apsivertė, ne? Ar su antrojo nebuvo to tokio, nesakyčiau kultūrinio šoko, bet jis, nu, gyvenimo sukritimo turbūt. Iš tos rutinos, iš realybės. Toks biški, čia pas mus, mes pakeliavę po Lietuvą esam. Studijavau Kaune, tada porą mėnesių pragyvenau Kėdainiuose, tada susipažinau su savo vyru, nusprendėm abudu kraustytis į Vilnių. Tai va, tai Vilniui tada mes ir pradėjom kartu dirbti, viskas ten fainai. Tada mus ten truputėlį pavedė dėl lofto pirkimo ir supratom, kad, Jesus Christ, mes ten 19 metais trankomės po pasaulį, per metus aplankėm 12 šalių. Nice. Ir tada žiūrim, kad mes, nu, tipo, neturim kur gyventi, nes tie mūsų vystytojai, nu, nepasirašo sutarties, mums neparašė banko, žinai, dokumentų. Jesus Christ, laukiamės. Ir tada, ką dabar daryti? Ir taip, nu, nuskridom, mes prižinom naujiesiams metams pas draugus į Norgę ir jie sako, taigi kraustykitės į Panevėžį. Kodėl Panevėžį? Vyras mano iš Panevėžio. Ir sako, aš tada, kur, žinai? Bet, žinai, nu, taip, atvira, žinai, jeigu mes neturim Vilniui, aš dar pasikalbėjau, kad, o tai gal mes galim atgauti depozitą, žinai. Ir jie sako, ne, čia, žinai, čia ne, nu, ten labai siunčiu aš advokatams tą sutartį ir sako, čia puikus pavyzdys, ko nesirašyti. Iki to. Jo, nu, fainai, žinai. Ir gavosi taip, kad laukiamės vaiko, nu gerai, perkam, bet ką Panevėžį, ką mes galim įpirkti. Tai pirkom, viskas okei. Ir tai va, taip Panevėžį gimė ta dukrytė, tas karantinas, pirma banga, antra banga, nu, žodžiu, tas laukimas, nu, tokios panikos, aš nežinau, nu, net nebuvo, nu, tarsi buvo tokia didžiulė panika, kad, žinai, kas kaip toliau bus. Čia vaikas, žinai, čia hormonai, moteriai, viskas ir dar čia darbų nėra, nu, žodžiu, toksai prisimint dabar tai net nėra labai linksma, nes tipo, buvo sunku. Tai va, aš, žinai, susidėjo ir aš tada montavau, dirbau ir tada mes kažkas buvo klikino, kad vyras sako, viskas, aš nebegaliu važinėti. Būk gera, kraustamės atgal tipo į Vilnių. Nu ir aš kažkokį projektą bederindama, žinai, su Hebron, taip kaip pašneki, ką gero, ką jūs, žinai, voices pasisintinėm. Ir sakau, žiūrėk, labas, sakau, nu, tau pirmam sakau, tokiam, vat, garso režisieriai, ieškau buto naujininkose, nuoma ten iki 600 €, būtų gerai 2 kambariai. Sako, taigi palauk, mano draugė nuomoja. Atsiunčia jos vyras mūsų kolega. Geras. Ragana. Taip. Aš sakau čia. Atsargiai. Ir, žinai, ir mes tiesiog paskambinam jums, sako, tai atsukai, sako, dzin, kad su vaiku, žinai, varykit, žinai, jo. Tai mes ten užgyvenom antrą vaiką Vilniui. Nu, ir aš sužinojau, kad laukas antro. Ir tada prasidėjo karas Ukrainoje. Tai va čia buvo žiaurus dalykas, tiesiog mane pačiai ištaškė. Mano vyras,
2 ar 3 humanitarinės pagalbas vežė į Ukrainą, o aš su žiaurinė toksikoze. Vonioje aš visus 9 mėnesius turėjau toksikozę. Tai galiausiai buvo vyrui pasakyta, klausyk, ten gerai bus, kas nuveš, bet žinok, žmonai reikia pagalbos. Taip. Jo, tai va, fainai, žinai, yra altruizmas, bet iki tam tikro levelio ir tiesiog, tai va. Ir jau visą laiką, žinai, vis tiek aš dirbu, aš visada dirbu. Nes man atrodo, kad tai buvo mano pačios toksai, manęs užpildymas, žinai, aš darau, aš dirbu, bet kad gal vaikui biškai daugiau dėmesio galėtum skirti, žinai, ne, žinai, kaip ir tu sakai, žinai, kažką, maži tie vaikai buvo, bet darbas. Tai po to galiausiai man diagnozavo pogimdyvinę depresiją, lankiau terapiją ir, prasivalė, aišku, viskas, bet šiaip, žinai, pasakysiu, kad aš labai nevengiu kalbėti apie tai garsiai, nes žmonės labai, taip, žinai, čia, tipo, ko mes nekalbam, to nėra. Tai, ne, idiotiška. Tai aš labai kalbu apie tai, nes aš savo burbulę, aš neturėjau, turėjau vieną draugę, kuri turi vaikų. Taip. Aš nesupratau, kas yra tas bemiegas naktis, kas čia vyksta, žinai, ir panašiai. Tokiam burbulė esu, žinai, ir aš nesuprantu, kas tai yra. Tai savo kailį, žinai, tada. Ir pasisekė su dukra, kai kas 15 minučių keldavos. Tai aš metus, aš nežinau, kas yra miegas. Tai zombis buvo vaikščiantis. Tai... Ir to pačiu daug paspėjai dar nudirbti. Jo. Kas man yra? Šiaip, manau, turėjau didžiausius klientus, turbūt. Kaip tyčia. Tuo metu, jo. O šiaip, čia noriu biškai stauti dėl tos pagrindinės depresijos. Kad aš suvokiu, kad dabar jau tai yra, kad jau reikia kreiptis pagalbos. Nes daug kas neįstengiasi kitą, ignoruoti, kad aš galėsiu susitvarkau, ar ten, žinai, yra to tokio neigimo. Taip pati nešu viskas gerai, viskas fainai. Vyras buvo pas savo terapeutę ir jie kažkaip pasišnekėjo apie mane ir aš prisimenu, vyras skambina man ir sako, Karolina, varom, tipo pusryčių, žinai, tipo dukrytę darželį varom, žinai, ir aš taip, what? Ir aš žinau, kad jūs iš terapijos eina, žinai, kas čia yra, žinai, čia kažkas skamba, kad reikia pakalbėti, žinai. Čia kaip signalas. Gerai, varom, bet žiauriai tingiu, sakau, dūžą net neįsiu, sakau, varom taip, žinai. Ir vyras sako, žinai, mum neramu yra su terapeutė. Sako, tu sako, tiesiog, nesirūpini vaiku. Ir, žinai, buvo toks momentas, kur vaikas verkia, o tu... Ir, o ne maždaug? Gali biškai, labai baisu. Šiaip labai baisu tą suprast. Ir po pirmų 2 terapijų tiesiog įsiaiškinom, kas, kaip, kur, kokie, žinai, paternai, kur vaikšto. Terapeutė sako, okei, tipo, Karolina, reikės dirbti. Bet, žinai, man atrodo, kiek aš lankiau, gal 8 mėnesius tada. Šiaip daug yra, žinai, kai reikia 2 vaikus suderinti, darbus ir panašiai. Kažkaip šitaip, žinai, ir aš sakau, tame ir atrodo ir ta prasmė, ir įsikapstai, ir supranti, kad laiku reikia kreiptis pagalbos. Taip. Ir po metų gavau projektą apie pogimdyvinę depresiją, tai ir pati nusifilmavau, nesupratau, kad turiu atiduoti tame, žinai, tokią duoklę, kur man laiku buvo suteikta pagalba. Bet čia tas momentas, jei gerai girdžiu, kad ne tik, kad pačiai dėjo, bet gerai, kad aplinka rūpestinga pamatė. Žinai, aš taip labai protingai šiaip pasakiau, kad tau žiauriai negerai vyrui yra, aš jau registrau pas jo terapeutę. Čia taip per aplinką, ne? Jo. Ir tipo, what, man tai viskas oks, tipo, žinai, bet, žinai, gal, ir sakau, jis pasikvietė pusryčių, protingai padarė. Tai viskas grįžo vėlgi, ne? Žinai, gal toks buvo irgi mano signalas, kad atkreip dėmesį, žinai, mane, aš tavim rūpinos, ar kas manim pasirūpins. Bet, stipru. Jo, ne, čia žiūrė, labai svarbu, nes pas mus yra giminiai. Irgi, sakyčiau, vienas už toks, kaip bent papasakot, ten rimtas buvo irgi pogimdyvinės depresijos atvejis, kur, bet tai gerai, kad ta moteris dirba psichologijos sferoje, psichiatrijos, tame pasaulyje, tai pati identifikavo, tai realiai pati užsirašė į psichiatrinę ligoninę, pagulėjo savaitę ir susitvarkė. Dabar paskui, vadinasi, irgi buvo milžiniška duobė. Ir irgi, aišku, tam jaunam tėvui, jie tokie ekstrioko buvo, žinai, vaikas mažas, motinas nėra ką dabar daryti, bet irgi išgyvena viskas tvarkoj. Susitvarkoma. Jo, susitvarkoma. Manyčiau, tas labai svarbu, žinai, kad čia, gerai, ne taip pasakysiu, dabar žiūrint atgal, 8 mėnesių daug skamba, bet dividendai to. Milžiniški dabar, ne? Taip, aš pradėjau lankyti terapiją, žinai, tada pradedi pažinti save, tada pradedi pažinti, žinai, santykius su savim, su kitu žmogum, tiesiog pradedi kitaip matyti kitom spalvom. Nors šiaip
tos empatijos, nu, pas mane yra beproto daug. Ir aš manau, kad kitą kartą, aš ir dabar lankau terapiją ir būna, mes varom stand-up, žinok, ten ping-pongas juodas. Ir aš kartais galvoju, bet aš labai daug pati dalykų suprantu, žinai, tai tas toksai net kartais perdėtas yra permastymas dalykų, kas kur tokia, nežinau, empatija. Kiša kartais kojam. Bet, čia, žinai, yra jautrumas, dalykų pastebėjimui ir nukreipkime juos į kūrybą. Teisingai. Tai va, žinai, kur mes galime, žinai, paimti savo tas stipriasias pusės, žinai, ir trūkumus paverskim privalomais. Tai va, ir tas toksai, žinai, perlėjimas yra per mane ir aš matau, kad netgi tai labiau suvokus, kiek aš dalykų suprantu, kiek aš matau, tada aš netgi labiau atsiskleidžiau darbe. Va, tą pastebėjau. Tai žinoma, nes tavo rega praturtėjo. Tokių spalvų matai. Taip. Ir gali tą spalvų paletę, kurią atsineši, tai irgi turtingesnė vien iš to. Taip, visiškai. Visai kitaip. Atrodo, net noriu kažkokiu dar didesnių projektų, gal kažkas kitaip dabar susijung, žinai. Jo, tai fainai. Nors pereini, linksmieji kalnelį, vienareikšmiškai. Taip. Bet, žinai, taip, žinai, kaip ten sako su tom citrinom. Tai va, vienareikšmiškai. Bet aš žinau, kai pats pas psichologą vaikščiau, gal iki prieš 8 mėnesius, bet nes irgi turėjau klausimą, kur aš niekaip negalėjau atsakyti savo ir triggeris buvo labai įdomus to, kai man daėjo paprasta mintis, aš nemoku pasiimti atostogų. Ir man tą dieną išmušė saugiklius. Aš atsisėdau ant grindų namuose ir tamsu akyse, kokią pusvalandį prasidėjo tamsoj. Ir paskui biškai atsikošėjau, gerai, čia negerai. Ir paskui ten... Čia negerai. Čia gerai, bet negerai. Tai tada irgi kalbėjau su savimi tokia psichologė, kažkaip, galvoju, jis sako, tikrai aš tavęs nekonsultuosiu, bet apsimėti, žinai, tas idėjas. Tai aš jai sudarau, kad aš pusę metų bandau šitą praspręsti, bet jeigu ne, tada einu pas psichologą. Nes aš noriu į tą įgyti įgūdį, dirbti su savim. Tas dalykus, man labai naudinga. Aš vienuoliškai nuo 3 klasės, tai yra labai pigus darbas su savim. Jo, aš tą pradėjau turbūt dirbti su savim būdami nuo 22. Ir tada klausant audio knygų, vaikščiant daug ir tada gvildenant, viską pabiški ištaškant. Tai pusę metų aš tą bandžiau prieš tas problemą ir nes neišėjo. Nes aš paskui supratau, kad problema ne tai, kad aš atostogų negaliu suot, o problema esminė yra tokia, kad aš neturiu aiškios vertybių sistemos, pagal kurią vertinu, ar aš pakankamai esu nudirbęs gyvenime. Nes jeigu pakankamai būčiau padaręs, tai aš vienas užsitarnavo savo atostogas. Ir šita mano problema. Ir galvoju, gerai, tai dabar tvarkoju. Su šita, kadangi aš nesugebėjau spręsti, ėjau pas psichologą. Ir tada ieškojau ir iš šitą klausimą pusiau gal atsakiau, tuo momentu dirbant su ją. Bet kiti irgi klausimai prasisprendė, kas tam, bet, pavyzdžiui, sesijos tas būdavo ir lygiai 50 minučių mano beveik monologo ir tada kažkokį porą tokių klausimukų, bet tai tada arba aš nesikabina toliau. Ir man atrodo, kokia 6 sesija sako, kažkaip, ar su žmona kalbatės? Sakau, taip. Šitas geras. Jo. Sakau, taip, dalinuosi. Jis tai kažkaip nutilėjo tada, bet tai dar susimašiu ir galvoju, gal iš tikrųjų aš per mažai išnaudoju. Dažnai žmonos resursą šitą vietą į išsikalbėjimo. Žinai, dėl ko jokiuosi, nes neseniai Arnas gavo tiesiog tokį patvirtinimą iš savo terapeutės, kad tu dažniau kalbėkis nesu žmona, tu dažniau klausyk žmonos, ką jinai sako. Nes, tipo, žinai, sako visus gerus dalykus, sako, tau nereikia ateiti sumokėti pinigus ir už tai išgirsti tą patį. Jo. Tai va, žinok, žmonas yra terapeutės vienareikšmiškai. Oi, tikrai tą. Taip, nuo to momento irgi skaičiau, į sveiką pasikeitė dar labiau mūsų santykiai. Nes tą išnaudojam būtinį resursą. Bet grįžtam prie to, kad aš irgi tiesiog gal džiaugiuosi, kad psichologijos arba psichoterapijos nelaikiau kaip kažkokio nei tabų, nei ką, tiesiog irgi tai žiūrėjau. Tai yra... Minčių higiena. Taip, Vytautai. Aš tą turbūt... Gal pusiau tinkamas, aš turbūt gal... Kitą apibrėžimą aš savo vartoju. Skaičiu taip, turbūt. Jeigu tai yra efektyvi sesija, tai man atrodo yra
žibinto atnešimas į tamsą, galvoju. Nes yra pagaliau, kur galiu išvysti arba išgirsti arba pamatyti tai, ko nesugebėjau pats padaryti, arba tyčia gal laikiau, man atrodo. Ir man atrodo, tas darbas būtent yra toks šviesos atsinešimas, nes kartais kas ten yra, aš gal nenoriu matyti tyčia. Ir dėl to, aišku, gerai turėjo profesionalą, kuris gali, jeigu, tarkim, yra kažkokia trauma, teisė, kas tai būtų, žinai, kad rasti, kaip tą, žinai, parodyti tau, arba man to vietoj, kad, žinai, kas yra sudėtinga. Ir labai gerai pamenu vieną kartą, aš apie savo santykius su sportu irgi nagrinėjau. Ir irgi ten ir taip iš vieno kampo šato, ten analizė, aš paišau vos nebrėžinį savo galvo, kaip čia kas, kokie argumentai, kontrargumentai, kontra. Ir paskui irgi ten gal 50 kokią 3 minutę, žinai, prieš pat pabaigą. Jis sako, o tai gal tu gėdą jauti? Ir aš taip. Ir toks jausmas, žinai, kaip užtvanka tiesiog prakiuro. Ir tada kas čia vyksta, ir sakau, gal, nežinau, ir paskui baigiam sesiją, kaip tik išėjau, ir ten gerai buvo tas toks klasikinis, kai filmuose būna, žinai, mes baigiam, žinai, kitą kartą pakalbėsiu, o man viską atmušė, žinai. Čia dabar, prašau. Taip ir buvo. Ir tada aš išeinu ir atsimenu aš gatvį, ir viskas taip užtvanka plūsta, ir tas, ir einu beveik verkiu, nes ant tiek emocijų, tiek užspausta, kas laikėsi atsileido, taip. Pravalyta rūsį. Jo, visiškai, jo. Toks jausmas buvo. Ir tada, wow. Ir tada, aišku, tą mintį dar daug pratyrinėjau, kaip prasiginau. Jo, daug atsakiau tą. Patarimas, ką aš darau po terapijos, aš dar bandau atsisėsti su savo mintim. Ir tai yra toks... Ir visada, ir ką mes apsitarėm kitos terapijos metu, ir mes pradedam, ką tu supratai po terapijos. Taip. Nes tai yra, žinai, toksai, kur, tokie, grinai, bullet points, gali telefoną kažkur susirašyti. Ir labai stengiu, žinai, valanda ten, iki tos valandos terapijos, ir tada valanda dar savo pareflektuoti. Tai tada dvigubai geriau veikia, ir tada, žinai, toks biškis susidėlioja, nusiresetin, nes visko būna. Žinoma. Iš taško tikrai sunku, ir terapeutai būna, aš ir pasakau, aš nenoriu eiti. Aš nenoriu, aš bandžiau mazintis šiandien nuo tavęs. Vaikas susirgo, ten šlapsivėmė, kažką. Ir vis sako, kaip fainai, kad tu pasakai, žinai. Tai, man atrodo, tas yra atviras ryšys. Bet šiaip iš terapijos tu pasimsi tiek, kiek tu pats atsiversi. Čia vienareikšmiškai, tai galim, žinai, terapintis ilgai, bet galim kažkur ten plaukėti, o giliai neiti. Kaip ir tu labai gražiai pasakėjai, kad atneši žibintą iš šviesą. Aš labai matau tą kadrą. Labai gerai. Gerai, tada čia, kažkada sužinau, kad, pavyzdžiui, ne visi žmonės turi vidinį balsą. Turi tu jie, ne? Oi, pas mane stiprus. Labai gerai. Nes yra čia su ko kalbėtis, ne? Jo, odžiai susipykstam, juodai kitą kartą. Gerai. Labai gerai. Bet žinai, pas mane vidinis balsas yra toks cinizmo viršūnė. Cinizmo, rimtai? Tai aš tokia cinikė, žinok, mano vidinis balsas tokias nesąmonės kalba, kitą kartą aš sakau, užsikiškai. Priešingybė kūrybai? Visiškai, žinok. Aš kvestionuoju dažniausiai visas idėjas, visas mintis, ar tu ten gerai parašy, ar gerai nufilmavai. Taip. Tiesiog. Bet tai gal tas balsas tau ir padeda, kaip sakai, žinai, Lemonade jis kokybę ir kelia. Jis mano kokybės. Quality controlas, ne vidinis. Taip, bet kitą kartą, kokį tu čia šūdą padarėjai. Tau, ir žinai, man šita yra frazė, hebram iš mane žvengia, tau čia normaliai? Tau čia normaliai, žinai, tai. Maždaug hebras bairis, matau, atsisuka, koks šūdas supjauna, susidaira, jie sako, tau čia normaliai. Ir jie žvengia mane, žiūrėk, žinot, kur. Jo, tai vat tokio levelio pas mane, tas yra vidinis balsas. Sweet. Bet tai naudoji, iš tweetai žopasi, kad tu žinai, kas yra, žinai, kokį tipą, ir vėlgi, žinai, jo funkcijų iš dalies. Nes... Jo, bet, ir žinai, ir tada aš matau, kad tas labai, tas balsas mano mėgsta pasijuokti iš tokių labai absurdiškų situacijų, kur žmogus tiesiog, man terapeutai irgi pati pasakė, žinai, kitas žmogus sėdėtų ir verktų, bet tu dar ir bairių užmeti. Tai gerai? Jo, tai sakau, čia yra mano išgyvenimo mechanizmas, tiesiog juokauti ten, kur niekada nėra juokinga. Bet čia juodo humoro esmė, tam irgi yra. Taip, jeigu aš galiu pasijuokti iš tamsiausių dalykų, jis man kankina. Ne, bet iš psichologinės principo, ta prasme. Taip, pagaunu, ką tu sakai. Tada nuima tą visą naštą, nes tai, aš negaliu juoktis iš to, kas man baisu. Nes būtų apsikingas, žinai. Visada, žinok. Kokia visiškai gali būti absurdiška situacija, tu vis tiek atrasi kažko pasijuokti. Bet čia... Tau daug jungės ten. Ne, čia labai įdomu, nes čia jungti, žinai, mėtas iš įvėlapės. Ja, čia matau, dėliai. Treniruotas šitas absurdas, ar ne?
išgyvenimo mechanizmas, pankė, kuri bando padaryti, būti gera mergaitė, atitikti kažkokius tai lūkesčius ir tada, žinai, iškeli tą vis tiek balsą, nu, nes jis netyla, žinai. Jo. Tai tu bandai, žinai, kažkur tai bandai ir nukreipti, žinai. Nu, tiesiog toks. Nes čia biški logoterapija neša Franklio. Jo Apie tai nieko nežinau apšvies. Viktor Franklis yra Aušvico išgyventojas, išgyveno jis psichoterapeutas pats buvo. Ir po to jis parašė knygą Žmogus ieško prasmės, mes jos paminė. Viena iš nuostabių knygų. Taip, yra lentynai pas mane, dar neperskaityta. Laikas, tikrai nuostabi knyga. Tai pirma dalis skaičių yra būtent apie jo išgyvenimus apie Aušvicą, kaip jis tą išgyveno. Nuostabiai tamsi, turtinga knyga šaltas. Panašu į Balis Sruogą. Jo, bet ten kitas kampas biškė. Supratau. Jo, bet to tokio cinizmo yra tikrai, kas yra fan. Ir antra dalis yra būtent apie logoterapiją, nes jo būtent tų išgyvenimų vienas iš dalykų buvo, kad pasiūlė savo psichologijos, psichoterapijos kryptį, logoterapiją, kuri būtent jos tikslas yra būtent, kaip padėti žmogui išgyventi. Ir viena, sakyčiau, iš kertinių elementų būtent yra tas ad absurdum. Tas naimas, kad maždaug, jeigu aš, kai ten pavyzdys, nesimenu, kas knygai paduoda, bet man yra įsiminę maždaug, jeigu aš bijau važiuoti mašinas, bijau psichokosių, tai reikės turėti, kaip pavyzdys, ne? Tai maždaug aš turiu įsivaizduoti ne tik, kad tą baimę, aš galvoju, tai aš ne tik, kad apšiksiu, mes skęsim tuos šūdus, žinai, per langus, bėgs, viskas, va iki tokio lygio. Ja, tai va įdomu, nes tas pats principas tada yra, kad ad absurdum tu gali nukenksminti tą baimę. Nukenksminti nemokamai, dar blogą situaciją, nes tas absurdas ir tau leidžia ant tiek gali ištemti iki nesąmoningų lygių, kad ta lygybė tampa paprasta, banali net iš dalies, nuima tą visą naštą. Ja. Tai čia skamba labai irgi per išgyvenimus tas pats pasiekta. Įdomu. Kitais kampais, žinai. Žinai, aš pasakysiu, šiaip aš viduje esu žiauriai jautrus žmogus, nes labai mėgstu atsistoti, apgalvoti, žinai, tada sėdi tas cinikas, kuris tau čia normaliai. Žinai, dėvo, tai kiek tu čia šakinėsi per tų batų, priim sprendimą, žinai. Šitas yra. Ir tada tas yra viduj, kad, blem, aš kitiem atrodau stiprus žmogus ir man tada taip nesusiriša. Nes sako, tu stiprus žmogus, kiek tu daug paneši, žinai, kaip tu suderini ir panašiai. Taip, aš sakau, palaukit, hebra, tai aš visuose buvau, žinai, atstovėjau visuose situacijose. Atrodo, aš visus perleidau per save, ar ne? Ten pažvengiam, pakalbėjom, žinai, kokią absurdišką visiškai. Taip. Ja. Ir tada, žinai, atsistoju, raminusi, nulinus, žinai, prieš visuomenę ir sakau, jo, tai mes darysim taip. Žinai, tai va toks yra išgyvenimo mechanizmas. Turbūt, bet Jesus Christ, Vytautai, mes turim terapiją. Ne, čia įdomu. Kaip sakai, noras pažinti, žinai, suprasti. Ir džiugiuosi, kad vėgi, tu turi tą turtingą įžvalgą į save, kaip mastai apie tai, nes daug kas gyvent tokiam... Nežinau, tai yra aklumas, bet yra gal irgi dar tokiam rūke. Laukia kaip šūdas. Kaip, rūke ir taip ir jaučiasi, atrodo, nes kaip bandau paklausti... Jo, tu netekia kalbėti su žmonėm, o tai ko taip galvoji? Jo, džys, aš nežinau, kad daiktadėžės. Labai ne mano ir aš labai nemėgstu, aš nekenčiu smalltalkų. Čia. Tarsi, visiškai nesąmonė yra, kaip stengus, Tarsi, susitinku žmogų, labas, ir aš, žinok, net pastebėjau, dabar pradėjau klausti žmonių, kuom tu gyveni? Aha, geras klausimas. Tai va šitas įdomu. Ir žinai, man tada, ir va tada mes jau pradedam giliai. Jo. Žinai, ir aš tada girdžiu, žinai, matau problemas, kad, žinai, įsivertini, gal pas tave biški dabar mažesnės jos, pasimatuoji temperatūrą, žinai. Taip. Ir tada, žinai, galvo, okei, fainai, žinai. Ir va tas, kuom tu gyveni? Nes kaip sekas, tai dažniausiai mes visi atsakom gerai. Ja. Ir žinok, tas man gerai yra, kur tu... Aš nekenčiu gerai atsakymą. Jeigu man, pavyzdžiui, šūdas ir aš sakau šūdas. Ir žmonės pasimeta, tipo, what, kodėl tu dabar man sakai, kad tau šūdas, ką man dabar daryti su ta informacija, žinai. Ir aš tada biškai, žinai, bet, hebra, išplauksim. Nes, matau, nepriemi, žinai. Kitas žmogus, kuris bus gilesnis ir norės paklausti, žinai, tai kas negerai, gal biškai nori papasakoti, žinai, visokių yra žmonių, žinai. Kitas ten, aš ir šūrė, daug 5, žinai, viskas. Tai va, čia tas labai gerai pasimatuoti, žinai. Tiesa? Aš esu girdėjęs tokį gerą irgi openerį, maždaug, kad kaip sekasi, klausk. Jeigu taip nepažįstamas žmogus, žinai, kaip jas breakerį, koks dabar gyvenimo projektas laimę neša?
O, geras šitas. Jo, Fine. vietoj tokio maždaug. Tai irgi žiūrė, žmogus, žinai, gyvena vardan kažko, ar tiesiog kaip škūdas plaukia pasarvai, žinai, tą vietą ir tiek. Ypač kūrybinių žmonių labai fainai klausti. Tiesa, bet ir paprastų, nes iš to pusės, kad atrodo, kad žmogus daro kažkokį įprastą darbą, ten, nežinau, Barbora vairuoja, kas tai bebūtų, ne, whatever it is. Ir tuo pačiu jie turi tą antrą gyvenimą, vakarais. Kaip keista. Yra, bet to pačiu, bet yra kiti, kur va čia pas mus, žinai, darbė yra naujas žmogeliukas komandoje ir su juo kalbamės ir, žinai, klausim, tai čia ką veikia žinai, studijuoja, o sakau, tai ką vakarais veikia? Sportuoju. O tai ką dar? Kartais su draugais pabūnu. Aš taip, okei. O tai klausimės, o tai ką tu laisvė laikus, aš neturiu jo. Sakau, tą darau, aš taip, nu, okei. Būna ir taip. Būna ir viskas tai yra okei. žavu. Ta prasme, tai yra Pavydžiu žavu. kartais, Aš labai norėčiau dirbti tokį darbą, kad jis manęs, taip ir galėčiau prabūti, kad manęs neužknistų, man nebūtų nuobodu. Nes, žinai, man turbūt visas tas ir mechanizmas gyvenimo yra, man labai nepatinka, kai man pasidaro patogu ir nuobodu. Taip. Tai čia tie keliavimai per miestus irgi yra šitas momentas, žinai, toks. Kada tipo patogu, kada nuobodu kažkas, jau reikia, kažko, žinai, vėl į nekomforto zoną įvaryti. Tai kada iš Kėdainių? Aš sakiau, Kėdainiai 5 metų projektas, taip lema, čia reikia paskaičiuoti. Jau kelinti dabar jau, 3? 3 metai, 2 metai liko, gerai, ką čia nuveikėm? Čiap. Jo. Ar iš Kėdainių pelėdnagius? Ne. Jos vaidinus. Jos ten aplinkui, žinai. Dažnai. Jo, jis vis daug statomės namą įsirenginėjom ir statybininkai, klausti, bet tai kokia čia šilumos siurblį, čia 10 metų ir panašiai, daikina imti geriausias. Skau, hebra, 5 metų projektas namas. Ir jie taip žiūri man ir sako, what? Pirmas dalykas, kodėl moteris mums vadovauja statybas. Ir antras dalykas, kodėl 5 metai, taigi visam gyvenimui. Ne, hebrytė, tikrai ne visam gyvenimui namas. Tai va, tu tai gali pavandėnuko. Žinoma. Ok, kol pilu, kad nepamirščiau dar minties. Jis jau pamiršo. Ne, galvoju apie Korimą, nes dvi kurias noriu biškai apie tą atsikraustymą Kėdainius, bet noriu dar... O šitą labai graži istorija yra. Kėdainių atsikraustymą. Ok. Sekundėlę, šitą biškai pakabinom. Apie iš tos pusės, apie tą vidinį dialogą ir išgyvenimą. Man klausant susidaro vaizdas, kad šitas yra užsigrūdinus. Gal taip skamba. Vis tiek, per ugnį išaiškūnės, nes, žinai, to siekėsi. Pavyzdžiui, žinai, iš sporto aš įsigirės apie David Goggins. Ultramaratonininkas, čiovelis ten pergyvenęs žiaurius dalykus gyvenime, iš asmeninį gyvenimą. Bet tas, kaip sakai, kuris nesustoti. Jis eina ten lūžta, čia jo keliai dabar tikrai to žodžio. Kelios sąnariuose nėra sąnario. Tarsi kalas ant kalo trinasi ir jis bėga ultramaratonus. Ir žinai, ten yra tokio lygio žmogus, ne? Ir pasyvat irgi, viena iš idėjų, jis knygose apie tai kalba, sako, mes įsitarim, sako, 1% ribatuvą. Sako, tai, kur aš galvoju, va čia viskas daugiau negalėsiu, bet čia yra tik 1% mūsų, ką mes galime iš tikrųjų. Nes kai supranti, kad tu praeini ir tada daugiau gali ir atsirakina daug naujų dalykų ir tada iš tikrųjų, žinai, asmenis tas gebėjimas kažko pasiekti padaryti, tikri limitai, bet tada jaučiasi. Tai važinai įdomu, bet čia ne iš sportinės principės, bet skamba, kad per tavo gyvenimo pasirinkimus, tas sprogimus, tu žinai, tą adrenaliną, darome tos projektus, kaip sakai, reklamo vilkas visą erą, dabar visą erą, kur ieškai. Tai skamba, kad, žinai, tai yra kūrybinė, bet tas pats, ne? Aš jau turiu atsakymą. Žinai, kai man pasako, kad neįmanoma. Watch me, ir darai. Visai, žinau, pats geriausias yra, tipo, kai sako, žinok, čia neužteks biudžeto, nespėsim, nepadarysim, negyveninsim. Man dar reikia tokio žmogaus šalia, kokio, ar projektų vado, ar kažko, ar ar su vyru suvaibinam ir panašiai, ir tada padarysim. Viską, žinok. Man bendražygio reikia ir mes tada marom, žinok. Dviesa. Vienas tokia ne karys, bet dviesa. Ne, visą laiką. Vienas tu kiek patems, sunku, žinai. Nes aš, tą ir sakau, žinai, vienas. Bet čia, gerai. Bet vis tiek yra, fizinės ribos. Galų galia nepaeisi. Yra psichologinės ribos, yra emocinės ribos. Tai šitie visi limitai irgi, bet man skamba, kad per užsigrūdimą, visus šitus įsipratempus daug daugiau, negu turbūt, kai baigiai tą pačią, žinai, mokyklą muzikalkę, kaip įsivaizduoju, kur būtų limitai. Aš įsivaizduoju, yra daug. O, aš net negalvau, kad tiek yra limitų, žinai, aš sakau, šiaip gyvenimas kyla iki vaikų ir po vaikų, tai čia yra vienas dalykas ir tu
kai būdavo, kad, nepamiegi, tipo, iki vaikų. Taip. O, atsikėlė, nepamėgojau. Dabar pas mane dirba porą tokių, bičiukų, kurie baigė univerą ir jie ten sako, o Dieve, aš nepamėgau. Aš taip atsisuku ir sakau, bleva, hebra, ne 2 vaikų mamai, kuri turi 5 metų, tai reiškia, 5 metai jau tikrai yra be miego, sakyt, kad jūs šiąnakt nepamėgojot. Nu ir viskas. Tai mano kolega sakė, su jūsų darbu neįmanoma turėti vaikų. Watch me! O būtent, apie ką mes šnekame. Jo, tai žinok, va šitas ir yra, kartais, žinai, bandai rodyti savo, bandai kažkam kažką padaryti, žinai, pasako, kad negalima, nepadarysit, hebra, žinai. Žiūrėkit. Jo, tai žinok, šitas yra irgi vienas iš mano varomųjų jėgų, kuras, žinai, mano visai sistemai. Bet buvo kažkuris projektas, kur galvoju, mačiau, nežinau, kaip pabaigsiu. Fiziškai, psichologiškai, kur jau buvo lūžio taškai, žinai, atsiranda sienos, viskas. Perdegimas elementarus, tarsi kitas yra. Aš šiaip dabar labai kovoju su perdegimu. Aha. Tai aš kovoju su perdegimu kitų kūrybos tašku. Tiesiog, aš dabar rašau daug. Aha. Tai va šitas man yra, mano toks dalykas. Taip. Jo, bet žinok, aš taip net nepasakysiu, bet dažniausiai į kokį pusmetį 1-2 tokie projektai, kur tu vapšė susidegini iš naujo. Ir tu, žinai, aš sakau, tai vėl mes kaip Feniksai išpildenų. ir tos vidinės stiprybės, aš nežinau, iš kur kitą kartą, žinau, aš pati, jeigu nuoširdžiai, aš stebiuosi. Aha. Iš kur tu jėgų patemt, panešt, padaryti, žinai, tiek iš naujo vėl pasakyti, gerai, gali ir kažkoks klientas, gali ten ir susipykti, žinai. Taip. Ir jeigu jis ateina ir sako, Karolina, buvo šūdas. Jo, aš ten pasikarščiavau ar kažką, bet darom vėl. Gerai, važiuoju. Važiuoju, ne? Jo, tai žinai, tas yra, tipo, aš jeigu apsiėmiau, aš padarysiu iki galo. Gali griūt sienos, gali bet kas būt, bet jeigu aš jau pasakiau, kad aš padarysiu. Ir aš nemėgstu, yra daug mūsų srity žmonių, kur biški padaro, biški numenčių ten kažkam. Nežinau, aš jau pasakiau padaryti. Bet čia principas ar vertybė? Vertybė, žinok, čia yra. Aš pasakiau, kad aš padarysiu. Būna ten tie deadline'ai, kai pasistumdo ten visas pusės. Čia jo, čia okei. Bet žinai, aš pasakiau, kad padarysiu. Tai savo žodį šventų laikai. Man, žinai, labai, aš žiūrėjau serialą Outlander ir man labai patiko, kaip žiūrėsi. Žinau, 3 sezonus. Jo, tu kai tada ištverin, bet tiesiog jų tas garbės žodis. Man, žinau, kaip užkabino. Tarsi aš buvau ką tik pradėjus dirbti tą darbą ir aš supratau, susidūriau su žmonėm, kur nesilaiko savo žodžių, žinai, atsiųsiu, neatsiunčiu ir panašiai. Ir aš nesakau, kad aš šventa, kad tai būna, žinai. Žinoma. Ta prasme, tikrai būna 1-2 ten, bet, aš vis tiek stengiuosi iki pat galo danešti tą projektą ir pasakyti, viskas, aš padariau. Žinai, tai aš apsėmiau, aš padariau. Ir aš matau, mano vertybinis pantas, jeigu tu pasakei vyrai, žinai, tai jeigu tu pasakei, kad tu ir tu atsiųsi 9 valandą, turi būti montaž, ir sėdė, ir nutuoja, tai true story šiandien. Eina savo. Jo, bet... And yet we're here, ne? Taip, prasme. Žinai, nes labai daug jaunimo atvariau, pasakiau, nepadariau. Tai čia, žinai, biški. Tai ką sakau, vertybinis pamatas ir vaikų gyvenimas, vienas yra iki vaikų. Jo. Žinai, ir tada po vaikų tu dar kitaip mąstai. Sure. Kad tavo begalinės yra šiaip tai ribos, nes ir su to vaiko tu ten gali pamontuoti. Jo, laisvai. Žinai, žiūrėk, dar taip, nežinau, kad taip moku. Taip. Tai tikrai tokių situacijų, žinok, kur... Wow. Nenoriu detalizuoti, bet žinok, tikrai yra buvę. Tai... Aš tikiu. Gerai, čia tada, biškai, iš šuniuko važiuojam. Šią man vis yra patikusi apie tėvystę idėją, kad maždaug vaikai sugriaus tavo gyvenimą ir pasitys geresnį. Nes tokį gyvenimą, kokį turėjai, iki vaikų niekada neturėsi. Ir turėsi visą laiką kitokį, jis bus turtingesnis, platesnis, labesnis, per kurią labesnis. Tikrai. Ir būtent, mylėsi daugiau negu bet kada mylėjai, pyksi daugiau negu pykai, verksi daugiau negu verkiai ir visi šitie dalykai. Pasirašau kraujų varą. Jo, tiesa. Ir man kas įdomiausia, pavyzdžiui, aš gerai atsimenu, kai ligoninėje pamačiau savo pirmagimį sūnų išvežė, pamačiau šį pirmą kartą. Ir gerai smegenys atrodo, saugiklį naują įjungia, viskas, dead modas įjungtas, naujas. Ir staiga tada pasaulis nuoširdžiai pasikeitė. Ir kas įdomiausia, kad, pavyzdžiui, iki to persijungimo
aš nieko nebūčiau tikėjęs, kad tai galima padaryti. Kai jūs peršnekė, ant tiek akivaizdu, kad nesivaizduoju, kaip kitaip galėtų būti. Ir va čia toks yra man laikas, aš tai esu įvardinęs, gal yra protingesnis pavadinimas, aš esu mislės paradoksą. Nes mislė, ko nesįsprendęs, jie atrodo neįmanoma, kai įsprendi yra akivaizdi. Ir negali grįžti į prieš tai buvusią būseną. Tai va, daug tokių potyrių. Ir, pavyzdžiui, tėvystė man tas pats buvo, kad, pavyzdžiui, aš nežinau, kaip aš tada buvau, kas ten dar būtybėlė buvo iki tėvystės, o dabar, visiškai naujas žmogus. Ir tikrai pakeičia tą. Ir va, tai matau, irgi tos kūrybinės pusės. Yra tokia archetipinė, man atrodo, nemažai istorija, būtent, kad mama, deivė, dažniausiai yra moteriška figūra, tai yra kūrinti, gamtą kūrinti, kas tai bebūtų, pasakose ar istorijose, tas vaizdinys. Ir dažnai vaizduojama, kad būtent, jeigu nori turėti vaiką, atidavimas vaiko, tai yra tos kūrybos irgi praradimas, tos supergalios, dažniausiai praradimas, arba pokytis, iš tos pusės. Tai manoma, pavyzdžiui, pas tave kažkas panašaus, žinai, buvo, kaip tėvystė, tarkim, žinai, pakeitė tiek asmenybę, tiek kūrybinė, būtent tavo aspektą, kuris milžiniškai stiprus, iki to buvo, ką aš girdžiu. Šiaip labai geras šitas ir pastebėjimas, tai pirmas dalykas, žinai, turėjau iš naujo susirinkti save, nes buvo pagimdyminė depresija. Ta prasme, tai susirinkau save, žinai, ten po truputį, žinai. Taip. Pasikeitė, žinai, žinai, išsinėriai, kaip gyvatė, žinai. Išsinėriau, žinai, taip. Jo, su pirmu vaiku išsinėriau, su antru grįžau į save. Toks yra labai, aš net labai vertinu, kad aš turiu 2 vaikus, nes su vienu pažinau, kokia gali būti tragiška motinystė, o su antru pažinau, koks yra meilė, kokia yra dovana turėti vaiką. Tai apskritai būti mama ir miegoja tas vaikas, žinai. Nes miegas pagrindas, vis tiek, sakykim, ką norim, žinai. Žinai, kad čia pusmetinė miegi, bet... Toksai, žinai, naujas etapas prasidėjo. Ir aš dabar, suprantu, mane labai, aš tai pasakysiu, irgi šokinėjau, bet aš prisimenu, mes atsikraustėm į Vilnių, iš Panevėžio grįžom, ten jau beveik 2 metai tam vaikui, mano dukrytei. Ir aš tokia, vėl mes Vilniui važiuojam, žinai, tai fainai čia projektai, žinai, čia tas anas mėnesis, aš jau Vilniui, žinai, čia jau susitikimai su draugais, labas, ką tu, aš Vilniui, žinai, o tu jūs vėl Vilniui, kaip fainai. Ir aš sužinau, kad mes laukiamės antro. Kodėl? Ir aš vėl sėdžiu, aš galvoju. Tu nepriėmė kaip džiaugsmo, kaip palaimos? Kodėl, aš vėl norėjau, jau vėl būt, žinai, tą karantiną, kur važiuojam darom, nes vis tiek biški buvo sustoję, buvo karantinas, dar kaip labai įdomiai susidėliojo, biški atlaisvėtas karantinas, visą ką čia jau šokam, Vilnius važiuojam, vėl karas ir antras, what the fuck? Kada aš dirbsiu normaliai, žinai? Ir žinai, tas toksai paleidimas, to nėra paleidimo, kad tu dabar jau nebebus taip jau, kaip buvo prieš vaikus, žinai, ir labai, žinok, neilgai bandžiau mąstyti, kaip turbūt, bet mane pasisodino draugė, kuri turėjo 2 vaikus ir sako, klausyk, nebebus, dabar paimk, sako, padėk tą, ką turėjai ir iš naujo, tipo, varai viską. Ir žinai, man užteko, tu tam ant griežtų. Pasakė, kaip yra. Ir aš tai čia reikia persiformuoti, žinai. Apšvietė. Jo, atnešė jinai man tą žibintą ir sako, žinai, Karolina, sorry, bet labai skraidai. Taip. Biški prisėsk, nebus taip, nebebus kelionė, žinai, 12 šalių per metus. Teks tėvynės padaryti. Jo, bet žinai, kadangi turėjau rizikingą nėštumą, negalėjau keliauti, juokavau. Kadangi aš negaliu keliauti, tai ir jums korona. Sorry, raganaujam toliau. Laisvai. Ir žinai, toks vėl, tada, tipo, mes čia laukiamės antro. Ir vėl ta baimė, kaip bus. Ar aš nemegosiu ir panašiai. Čia? Ir aš supratau, kad su tuo antru dar čia viskas, kad čia kažkaip galima žinai, susitvarkyti. Tai man toks įpūtimas buvo, tada supratau, kad viskas mums reikia namo, 2 vaikai, viskas čia jau mes perkam Vilniui kažką, žinai. Ir man toks įsinerimas, žinai. Ir aš pasakysiu taip, aš su pirmu vaiku bandžiau kažkaip ir prasivalyti ir įsinert vaikščiodama, stumdydama vežimą. Labai daug klausydavau podcastų, apskritai, knygų, žinai, tiesiog plės savo matymą, kad neužsibūtų motinystėj. Dirbau irgi, tai irgi podcastai pastovi su klientai, žinai. Tiesa? Žinai, tas gyvenimas, kad būtų. Taip.
Ir tada, vat, viskas, jau antras viskas, jau man, žinai, toks dar, tipo, bet neįmanoma padaryti, aš padarysiu, žinai. Man pasakė Hebra, kad neįmanoma paskolą gauti, nes vyras yra mažosios bendryjos vadovas, o tu esi dekrete. What the fuck, žinai, tipo. Taip. Tai watch me. Gavau viską, ne, ką tik reikėjo. Ir žiūri tokio lankiau, nu žodžiu. Ir taip pat gražiai su antru viskas vėl persiformavo. Jo. Ir taip vėl, vat aš matau, antras vaikas ir šiaip jis charakterio bruožais, jisai yra labai panašus į mane, aš matau, ir toksai, nu, žiūri jisai taip, žinai, mane pro vieną ūsą. Ir gal, tu sakai, nedarysiu, bet žiūrėk mane. Ir žinai, ir aš taip, vat, suklikino man, kad tai reikia dar varyti, dar daugiau visko, ir tipo, mes turim daryti, žinai. Ir mes Vilniui, čia labai gražiai viskas persipina, mes Vilniui ieškom būsto. Mūsų tie patys kolegos, žinai, klausia, tai gal norit mūsų pirkti, žinai, nu, nuomojatės, tai pirkit, žinai, aš suprantu, kad aš neįperku Vilniui, žinai, tipo, ta prasme, kosmosas, ir, žinai, mes, tipo, bandom pirkt, jau nešam avansą, nupirktas, parduotas. Let, aš nežinau, kaip bus su banku, žinai, ar duos tą paskolą, nes, nu, čia mane visi prigazina, žinai, čia lelius ant rankų, čia laksto 2 metę. Nu, ir jau tokia panikėlė, žinai. Nu, ir dabar viskas apsisuko taip, kad vyras sako, žinai, bet man reikėtų irgi kažkokio tai, nu, naujo, kažkokio, noriu mokytis režisūros. Ir jisai nuvarė mokytis pas Saulių Baradinską. Saulius tada stojo į Hollywoodą. Nu, žodžiu, visa ta banga buvo tokia. Sauliaus Baradinsko banga, žinai. Ir žiūriu, Kėdainiuose užsimezgė iniciatyva, žinai, Genas Kėdainių. Ir man, žinau, kaip sukirbėjo viduj. Bet tu dar Vilniuje buvai, kai prasidėjo? Jo. Ir aš sakau, o Dieve, kaip fainai Hebra daro. Ir aš paimu, matau jau, žinai, dainą. Nu, jau artima, žinai, daina. Jau, taip, nu gerai, čia dainuosime apie videoklipas, what the fuck, žinai. Ir aš taip paimu komentarą, ko reikėsim prisidėsim, žinai. Nu, bet aš palikau, žinai, ir taip paleidau visą tą vėl. Raganystė. Aha, čia žinok visiškai buvo, palauk, paklausysiu. Nu, žodžiu. Man atrodo, kad Benas inicijavo tą skambutį, bet jisai paskambino Baradinskui. Nu, tipo, labas, tu režisuok mum klipą, žinai. Ir sako jisai, aš, nu, ne, nes turėjau darbų, bet turėjau talentingų mokinių. Tipo, ir paskambinkit Arnui Mažylį. Ir Benas, pala, o tai čia ne Karolinos Mažylės vyras? Sako, nežinau, kas jo žmona, bet pabandykit paskambinti, žinai. Tai Karolina, žinai. Ir gauna aš iš Beno žinutę, nes mes su Benu buvom pažįstami iš visų tarybų, ten, nu, žodžiu, tiesiog veiklus, žinai, žmonės. Taip. Labas, man reikia tavęs ir tavo vyro. Mes gyvenam, žinai, Vilniui. Jo. Nu gerai, reikia, susitikom, ten idėja, ten visą ką, klipas labai greitai, žinai, ten. Ir aš supratau, kad klipo derinimo metu aš mėnesį gyvenu Kėdainiuose. Nu, pas mamą su tais 2 vaikais, pasitarabanėjau, žinai, tipo. Ir aš suprantu vieną dalyką, aš derinu dalykus. Aš turiu pagalbos su 2 vaikais, turiu mamą, močiutę, o Dieve, žiauriai gerai, po vienu stogu. Saibis. Tai važiuojam, žinai, aš mami, tu čia pabūk su vaikais, aš varau vestuką, žinai, fine, jau, žinai, aš pradedu vėl kvepuoti, aš vėl projektų gyvenu. Nu ir ten Vilniui mums toliau nepaina nusipirkti, žinai. Nu ir vienas vakaras aš montuoju klipą, kažkaip aš biškai prisėdu prie montažo, biškai Arnas, biškai medžiagos pasižiūriu, žinai, dainą paklausau. Ir tas, aš noriu būti čia. Gal aš noriu. Žinai. Ir toks, ir žinai, sumontavęs klipą, aš žiūriu, ir aš žliumbiu, belė kaip. Ir aš galvoju, nu kas man čia dabar, žinai. Ir vat aš supratau vieną dalyką, kad aš keliauju Kaune, Vilnius, Panevėžys, vėl Vilnius. Tai yra ne mano miestai. Nes Kėdainiai tai namai. Ir žinok, man taip suklikino. Ir aš, tu žinai, Vilnių žiūriu aruodą, tai Kėdainis pasižiūriu aš tą aruodą. Raganystė dar viena. Nepabaigtas statyti namas, nuo mamos 1,5 kilo. Su realiai kaina tokia, kokia yra stantaupas. Ir tai va, Arnai. Jamam. Ne, aš skambinu, prisimenu Arnai ir sakau, blema, žinai, aš čia pagalvojau, gal krastamės į Kėdainius. Nu ir tipo, ką, nu žiūrėk, mes niekaip negalim, mums nuperka Vilniui, pastovi, 1, 2 būtą, kotedžą, sakau, čia kažkas yra, žinai. Aš tokia, čia neskirta. Čia neskirta. Jau likimo kortą, ne? Jo, jau likimo kortą, bet čia, žinai. Nu ir aš prisimenu, grįžau į Vilnių, derinu dalykus, užsiknisau kažkokiam kamštį su įklykiančiais vaikais, žinai, ir toks, prisimenu, grįžau namo, numečiau vaikus ir galvoju, aš einu, prisimenu. Ir aš einu tiltu,
Naujininkai, Naujamiestis, tiltų, jau žinai, turbūt link oro uosto, nuo taksi parko varom. Skambinu aš Benui ir sakau, 3 argumentai, nes šiandien einu su vyru kalbėtis, kodėl reikia kraustytis. Ir vienas, ar rimtis? Taip, sakau, duok tu man 3 argumentus. Ką davė jiems paslaptis? Aš neprisimenu, jis sakė, gali būti sunkokas kūrybinių darbų. Bet jis įvardino, kamščiai ten miestas, žinai, firminiai tokie, kur tikrai yra privalumai Kėdainių. Jo. Ir aš taip, bet sako, žinai, priklauso, sako, jeigu tu ten, sako, žinok, man atrodo, kad gal, žinai. Ir tokį palikau, aš niekam nieko nesakiau. Ir vėl ten kažką reikėjo derinti, grįžau aš į Kėdainius su tais vaikais ir, tipo, vyras dar liko Vilniui. Ir jis sako, blemu, sako, aš savaitgalį grįžtu jau, žinai, tipo, atvarau į Kėdainius. Sako, ar tu sutariai su brokeriu, tipo, apžiūrėti tą namą, žinai? Ne? Sako, bet tu pati pravažiavai, jo pravažiavau, žinai, prastukau, ir kaip, ką žinau, nepabaigtas statytis, ką žinau, šiaip nesąmonė, bet vieta faina prie miško, žinai. Gerai. Jis sako, tai gerai, susitark, žinai, tipo, apžiūrim. Gerai, susiskambinau, apžiūrėjom ir atvažiavom apžiūrėti ir Arno pirmi žodžiai brokeriai. Gerai, kur pervest ką? Kiek? Rimtai? Jo, aš taip, rimtai. Ir jinai, palaukit, vaikai. Labai kieta brokerė. Ir jis palauk, sako, aš neleidžiu jums. Ta prasme, jūs iš Vilniaus, ką jūs čia darysit? Ne, palaukit. O su banku, o dieve, čia tokia situacija, negausit jūs tas paskolas. Aš taip, palauk, biški, žinai. Ir jis sako, jūs nueikite į banką, tipo, gaukit patvirtinimą, kad gaunat paskolą ir tada aš jums, tipo, leisiu pirkti. Nes jis bandė apsaugoti, sako, žiūrėkit, namas yra, ne, čia, žinai, va taip užsidegė, bas pamatė, žinai. O vyrui tiesiog suklikino, aš dar prisimenu, stovi aš ten, dabar jau mūsų, svetainiai, ir ten žolės, neišbetonuota, ne, žolės, žinai, langai užkalti plėvelę. Ir jis sako, žiūrėkit, hebra, yra žmogus tas, kuris ir statė, jis ir pabaigs jums statyti. Taip, sako, čilai, jeigu ir neturite jokių reikalų su statymu. Sakau, aš turiu, mama statė namą, aš buvau darbų vadovė irgi, žinau, ką čia reikia tos statybos, ne pirmas namas, žinai. Ir vat kažkaip taip įsirutuliojo, kad sakau, mes pasiėmėm. Ir jis sako, dar prisimant važiaus, bet hebrytė, žinau, kad daug pinigų reikės. Gerai, gausim, bus, nežinau, uždirbsim, žinai, toks nepa, aš turėsiu namus. Taip. Tai vat man turbūt pačiai suklikino, kad man nebereikės rūpintis dėl namų. Nes mūsų niekas neišmės į gatvę, nes paskui nori parduoti butą, žinai. Jo. Tai va tas ir toksai prasidėjo, va sakau, nuo tų, kaip ir bebūtų simbolika, bet nuo to atsikraustimo prasidėjo vėl mano tokia era į tą tokį, kur aš galiu kitur fokusą nukreipti. Va, kaip sakau, kas kur dega, žinai, kur dega, ten gesini. Tai, žinai, užgesinau šitą, tada vėl, žinai, galiu tada aišku, buvo fokusas į statybas labai daug patys pasidarėm, nes tas žmogus, kuris turėjo pastatyti, jisai pasimirė. Upsi. Tai va toks, sakau, čia tokia karma turbūt, nes ir mamai mano panaši situacija buvo, braižė architektė pasimirė, tai aš irgi juodai juokauju, čia taip turėjo būti. Ne, tu. Tai va, ir tiesiog, žinai, va taip susidėliojo. Aš noriu būti čia. Ir viskas? Jo. Kaip kietai? Aš pamenu, čia, žinai, du dalykai, žinai, tas, kur savo namo turėjimas, ant kiek tai yra malonu. Aš žinau, mes kai sklypą nusipirkom, nes irgi mes planavom prie Vilniaus sustatytis namą, ten gyventi, aš nebasuotis jau. Nusipirkom sklypą, mums ten patinka, ten pusiau vidurį nieko, bet dabar ten išdygė, ten milžiški kvartalai aplinkui jau. Ir atsimenu, kai pirmą kartą pasirašinus, kuomet atvažiavom į savo sklypą, dar buvo vasario mėnesį ar sniego ir einu. Viskas, valdytojas. Būtent, bajoro genas, kitas gyglis įsijungia. Einu, čia mano žemė. Kažkieno čia pėdsakai per mano teritoriją eina, žinai. Viskas. Gerai, galima. Jo, čia žmogaus pėdsakai, kieno čia, žinai. Labai įsijungia, buvo geras, kaip įdomu. Bet paskui irgi, kai man viskas supurtė tas irgi dabartinės karštos Ukrainos karo etapas. Ir tada man tokia baimė įsijungia, blemba. Visas santapas mesti, statybinių medžiagų krūvą vidurį niekur. Ir dar arti fronto. Doesn't sound good, žinai. Ir tai reikia, gerai, žiūrim, kur toliau biškai, žinai. Jeigu blogiausia atveju, man, kaip žinok, biškai irgi laiko. šitas buvo momentas. Aš sakau, ir aš labai vertinu tą, kad aš dabar galiu, žinai, prie mamos gyvenu šalia. Aš tipo galiu vien dėl to, kad tiesiog, tėvai vis tiek, sakykime, bet sensta. Ir aš, žinai, turiu tą vertybę, aš visai, kad su mama buvau geriausias draugas ir aš dabar galiu pas mamytę atliekti kavos išgerti, žinai. Bet kada man susišvietė, žinai. Ar ten kugelio pavalgyti, nes mama padarė. Iš Vilniaus neatlieks. Gali planuotis panašiai. Bet tas planavimas ne tas pats, žinai. Ir tas, man tokia, labai didelė vertybė būti prie savų, nes mes įsitaškom darbuose, žinai, o,
santykių ryšį reikia kurti, žinai. Ne, tai kad tu, kai pačioj pradžioje sakai, kas tu kalbėjai mama, šeima to aukščiausias dalykas. Dukra, taip, tai va. Ja. Ir kadangi aš esu vienturtė šeimoje, aš labai gražų santykių, sakau, turiu su mama, tai man tai yra vienareikšmiškai pirmas žmogus mano gyvenime, žinai. Ir kodėl aš dabar turiu, žinai, toli būt nuo jo? Ne, va, žinai, tas suklikina, mama, 1,5 kilo, nėra labai arti, nėra labai toli, žinai, pratingai. Sveikas atstumas. Jo, tipo, kaip aš sakau, piškom pagalvosi, ar su mašina, ai, nevarysi. Tai va, ekologija. Labai geras atstumas. Tiesa. Ir, žinai, ir tada, vat, labai gražiai vietai gyvenam. Aš pradėjau vertinti visai kitaip gamtą, mišką. Eini, stebi, žinai, ten, tikrai kitą kartą tie klientai taip ištaško, aš vyrui, varau. Jau žino, už kiek grįšiu, už valandos. Peinu savo ratą, pasižiūriu tas medžius ir, žinai, žiūriu, kad man gražiausias tas medis, kuris yra kreivas, žinai. Tai tada supranti, kad vat, gamta net formuoja tą grožį per tą netobulumą. Taip. Va toks unikalumas tam yra. Taip. Nu, bet įkūrėjo, pradeda matyti. Apie šitą, čia irgi, nes netoli mūsų tada Babėno giria, irgi jam kažkaip... Tai mes prie tos pačios girios. Tai va, labai puikiai vieta, Kėdainių, tikrai. Kažkaip irgi jo, ir man nežinau, žinai, irgi šitas medžius variausias, ten irgi nemažai, žinai, audrų yra, nulaužta. Ir vienas stovi medis, irgi, žinai, ten gerai buvo, klasikinis buvo vienas kamienas ir išsiskyrsti Y, žinai. Ir viena Y pusė nulūžo. Žinai, liko tą. Ir aš tą žiūriu, ir man tai, žinai, kas tą pilio. Čia našlys. O, Jėzus, koks Dieve, labai baisus. Jo, bet to pačiu, ir tą randą matai, tai, kai jis praradęs. Bet to pačiu, tai, žinai, yra likę jo, bet jis toliau auga, stovi, žinai, užandėjęs, bet tą, ką jis turėjo, žinai, vis laiko yra likę. Man irgi, tas buvo, deep. Bet tas buvo, žinai, tas maloništa mintis, nes ne tai, kad čia kažkas tokio, žinai, ant debesėlio pakabinta, bet čia toks jau, čia tiesa. Taip. Jo, čia tiesa atspindinti, žinai, tas taiklus, žinai, taip. Geras. Ir tada pradėjau į tos medžius žiūrėti. Ar galėčiau, žinai, rasti žmogišką istoriją, kaip per medį, žinai, galėtum tą kaip modelį, kažkokią tokią vaizdinį, kad jis galėtų papasakoti va tą. Ir būna kai kurių. Žinai, aš tai pasakysiu, nemėgstu gamtos, nei filmuoti, nei, ta prasme, fiksuoti gamtos, kad jie pasakotų man istoriją, man yra labai sudėtinga. Nes aš mėgstu kalbėtis, taip, jie gyvi irgi organizmai, bet aš mėgstu užmėgsti kontaktą ir kalbėti su žmonėm. Ir pavyzdžiui, ką aš mėgdavau ir fotografuoti, tai fotografija irgi labai daug mane formavo kaip paauglystėje, nes fotkindavau, tai portretai, žmonės. Pasakojimai, kokia tavo istorija, kuom tu gyveni, tu papasakok man šiandien. Ir aš va dabar matau, kaip taip visada buvo pas mane, žinai, tik tai dabar jungiasi taškai. Tai labai įdomu. Ir kitas dalykas, tai pastebėjau, kad labai, gerai, nelabai, bet neblogai atsimenu dialogus. Tai čia yra labai gerai. Geras savybė. Jo. Tai tu esi tas žmogus, kuris geba istoriją žaisti. Tas ne istorija kaip mokslo, bet aš kad, pasakojimas, iš to pusės. Nes man šitas įgūdis idėja man padaryk, kad jie įgūdis, nes aš tam nesu iš prigimties imlus ir paskui irgi neskaitydavau. Aš, žinai, fantazuodavau daug, bet kad tai naratyvas būtų istorija, archetipai, visa šita dalis, man tai buvo svetima. Ir irgi tik tais pradėjau atrasti, kai pradėjau klausyti knygų, ir pradėjau klausyti įvairių kritikų. Tarkim, vieną žiūriu animaciją One Piece, tokia pačiausia pasaulyje pagal pardavimus yra. Ir vienas yra toks YouTube kanalas, kuris analizuoja tą. Ir, žinai, čia multikas, visi kita, man iš čia pačiam žinai įdomu, viskas fan. Bet kadangi tas čvelis teatro, kažką su teatru yra baigęs, žinai, jis turi tą, tarkim, tai yra žmogus, iš kurios aš žinau... Dramaturgijos formavimą visą turi? Tiek dramaturgija, tiek ekspozicija, pavyzdžiui. Nes, pavyzdžiui, aš to dalyko aklas būdavau. Matau, žinai, čia ekrane, kažkas vyksta tiek, o kai ten, kad vienas arčiau, toliau, ką reiškia, kad jeigu mažiukas apačioj, vienas dalykas simbolizuoja, kad ir kokį triausiai, aklas tam buvo absoliučiai. Ir kitas žmogus man davė paaiškinimą, jis pats analizuodamas. Geniai buvo toks praregėjimas. Ir tada tą pradėjau pats matyti kitur. Ir tada net dabar, kaip žiūrim filmus ten su šeima, ar vaikų filmus, ar suaugusių, tie visi elementai visai kitai matosi. Archetipai pradeda matytis. Ir, pavyzdžiui, dėl to pats turtingiausias filmas, kokį esu matęs, yra How to Train Your Dragon. Pirma dalis. Šitą nemačiau, reikės pažiūrėti su vaikais. Oh boy. Gerai, turėsiu reikalų. Prašau. Man žinau, kad atvėrė šiaip, kaip formuoti naratyvą creative writing studijos, nes vis tiek komunikaciją mes turėjom ir daug užsienio lektorių.
lektorių iš užsienio, tai jie tiesiog pasakė, kaip vyksta veiksmas ir kiek ten yra 12 žingsnių, pagal kuriuos tu turi suformuoti ir parašytos yra knygos, filmai, Haris Poteris ir visi geriausi filmai. Nu, ta prasme, tai tu matai, žinai, kur yra blogėtis, gerėtis, kas yra, nu, tiesiog. Ir aš žinok, man kaip tau atsivėrė, taip ir man tada atsivėrė per studijas. Bet aš turbūt suprantu, kad aš visada tą matydavau. Nes draugas nupasako, sako, nu blemba, Karolina nuėjo į parduotuvę. Tai sako, aš tai papasakočiau. No. Sako, Karolina papasakos, kaip nuėjo į parduotuvę, bus tokia paklodė, arba podcastas įrašytas. Ir sako, bus plotvistas ir vis tiek bus, sako, kažkada tai, žinai, kažkokia tai moralas. Nu, kažkokia, sako, vis tiek, kad užmės. Jo. Arba sako, tiesiog bus tokia absurdiška situacija, kad, sako, tu sėdės ir žvengs. Tai va. Stand-upą nesisvarščiau daryti? Nežinau, Ne, absurdas stand-upą labai gerai veikia. Nežinau. Plius įžvalgos tos, žinai, yra trūksta. Ai, žinai, jau kai norėsiu, tai aš išleisiu knygą ir viskas ten pas mane netrūksta. Gal, bet, žinai, pavyzdžiui, stand-upą, žinai, tą patį minėjau prieš George Carliną. Girdėjus apie jį nelabai? Mažokai, truputėlį. Jo, tai šiaip rekomenduoju, nes jis stand-uperis buvo, bet jis buvo toks... Turbūt socialinis kritikas, galima sakyti, per savo stand-upą, nes jis kalbėdavo apie tos akivaizdžius absurdus, kurio daug kas nemato, jis jo gyvena, o jis juos įvardindavo ir, aišku, dar jūs, žinai, Bairis aprašydavo apie tai. Ir tai būdavo genialu, nes jis tas, žinai, kuris kalba tiesą, žinai, arba tas viduramžių džesteris, kur būdavo. Tas žmogus, kuris vienintelis turėjo rolę sakyti tiesą karaliui, na, ką do. Tai čia Karnas tą meistriškai gebėdavo padaryti. Ir ten nuo tų kasdieniškų žalykų, nuo žodžius, kuriuos leidžia naudoti, nuo veiksmų, kaip pavadinimus, iš marketingo pusės, žinai, kiek yra tokios alternatyvios realybės, kurias žmonės įtiki ir galima sakyti. Ir paskui ne patys nejaučia, kaip tą naudoja. Tarkim, dabar, kad kai YouTube'as Unalive turi sakytų, ne dead. Nu, fuck off. Unalive ne žodis. Nu, bet žmonės įtikė į tokį marketinginį, žinai, reklaminės idėjas iš dalies. Ir kai tai keičia tą mąstymą. Tai, žinai, bet kad tas reikalingas, tai turi pirmą akis, kad pastebėti tą absurdą. Žinai, antrą, norėti per absurdą viską matyti. Tau čia normaliai. Tau čia normaliai, būtent. Ir tada tą visą gebėt parašyti. Tik, ką aš sakau. Ir tada atsistoti ir iškomunikuoti. Tiek. Žinai, aš univerė, kaip aš darydavau. Aš žiūrį, nemėgdavau rašto darbų, nu mane tokia nuobods būda. Ir mano panas, jis buvo kurse pirmas. Nu, dar mes žiauriai gerai mokėsi, aš tai tokį, tipo, 8 irgi pažymys irgi gerai tinka, žinai. Nes aš šiaip daug dalykų dariau, tai man, tipo. Ir aš sakydavau, jūs parašykit, aš santrupą susižiūrėsiu ir aš nueisiu pristatyti. Supratau. Tai, nes, nu, man tas baimės atsistot, papasakot, žinai, kažką. Esam pristačiusios, prisimenu, kažkaip visi studentai pristatinėjo, ten Facebook'o kažkoks puslapis kūrė, nu, žinai, komunikacija, ten reikia kažkokį Facebook'o profiliuką sukurti. O mes, žinai, ką padarėm? Mes radio laidai rašėm. Trumpas, tai su džinglais, tipo, ten pradėjom irgi montuoti, ir prisimenu, ten, man atrodo, Linkytė su Balmana varė į Euroviziją, tai mes tos dainos pabaigą uždėjom, tipo, baigėsi čia radio laida, džinglas. Sveiki, šiandien čia, žinai, mes esame tokios, čia, žinai, ir aš tada, nu, suprantu, kad mes žiūrį nesąmonę padarėm, degam, žinai, ir nežinai, kaip bus. Taip. Ir, nu, visiškai, nu, matai, 200 studentų, tas Facebookas, kurie ir, tipo, jiems, ten 9, 8, žinai, net, pasakė, ten pažymis vos ne vietoj. Jo. Ir taip grupakas su mano sėdė, sako, mirėm viską, žinai, einu, pristatym viskas normaliai. Ir aš pasan sėdžiu su dėstytoja, jinai profesorė, ir aš niekada nemačiau, kad jinai juoktųsi. Aha. Nu, aš iškvėpiau, nu, gerai galvoju, nu, sakau, mes, ne kaip visi sukūrėm, žinai, radio laidą, nu, ir pasižiūrim, kas čia gavosi iš to. Nu ir paleidom, ir aš prieš pat savo vietą, nes aš buvau čia skaitytoja, klausytoja iš Ignalinos nori paklausti, aš ten balsas pakeistas. Ir aš jau žinau, kas bus, aš pradėjau žvengti. Pati? Taip, paravušiau pati. Ir žinau, kad aš atsisuku į tą dėstį, nes gal nu viską degam, žinai. Ir jinai irgi juokėsi. Taip nuoširdžiai, žinai, ir aš sakau, viskas gerai, reiškia, mano filtras praėjo. Žinai, tai va tokiuose momentuose supranti, kad nu, aš galiu būti žiauriai keista, bet aš nebijau, matai, nueiti, pasakyti, pristatyti ir mes su mano draugam, su kuriam ir dabar mes bendraujam, kas šiaip labai fainai po studijų turėjo draugų. Ir
visada kažkoks tai politinė komunikacija, tai sukurkim politinės komunikacijos video reklamą, kur tipo žiauriai absurdas, neturim pinigų, tai kadras, kaip ateina žmogus ir duoda piniginį. Tai žinai, tos politinės reklamos, Taip. lėkiu padėt, aš prisimenu ten kadras, aš lėkiu pakeliu, nukritusią, ten merginą nešam, jau liuk, žinai. Nu, va tokias nesąmonės darydavom ir tipo paidavo. Tai žinai, gal ir ta, nu čia labai daug susiję dalykų. Taip. Žinai, tiesiog, kur nebijai būti kitoks, nes kūryba ir tu toks turi būti. Taip. Kitaip nebus. Kitas dalykas, nebijot išstot pasakyt, kad tu esi kitoks, žinai. Nu ir dar atlaikys. Žinai, nes tu dar gali išstot, Jo. bet po to, žinai, ir biškai, ai, čia nežinau, ką. Tai ir tikėjimo reikia, ne? Aš manau, Savim. vienareikšmiškai, žinai, gali, nu, vat, Konstitucijos prospektai ir Matricos daina, tik bijok netikėti, ne? Tai dar viena influencerė yra perfrazavus, kad nebijok, žinai, o tu tik tikėk. Tai man atrodo šitas yra, kad jeigu tu tiki savim, tiki savo idėją, tiki, kad tu gali, nu tai čia, tu važiuojam tik į priekį, žinai, ir gink tu tą. Bet aišku, visada turi būti irgi trukdau, netrukdau. Jau dabar irgi biškai praleisiu, žinai, šitą per savo filtrą. Bet man atrodo, kad... Bet ar to reikia, nes tavo cinikas dirba tą overdrive, bet kokią atveju. Šiaip jo, čia geras klausimas, nereikia. va jau klausia, aš žinau, normaliai. Bet, o kaip tu tą tavo cinikas su to tikiu dera? Nes tu gali, aš tikiu savimi ir tas, kad tau čia normaliai, žinai, Tai va tas taip, tikėjimas. aš visada balansuoju. Ar dėl to, kad būtent, jeigu tu jį numuši, vadinasi, tikrai tiki. Žinau, pas mane ir tada būna bipolinis toks kartavo. Šiandien ir mano vyras, kuris aš pasakiau ir aš, žinai, irgi padariau. Jo. Tipo, mes darom, nedarom, nežinau, tai ką mes darom. Ko tu čia blaškais? Nu gerai, nu ir tada, žinai, atsistoju visus batus, čiuk, pasimatavai, žinai, tada ten pasitari, ten irgi, ten tas tikėjimas, žinai, varam, padarysim, žinai, tada tau čia normaliai, nu, žinai, vytų, tai kitą kartą baisu būt manim. Bet taip pasidėlioja, žinai, ir vis tiek kažkokį kompromisą priėmė. Kas geriausiai man padeda priimti kompromisą, tai deadline'as, nes aš nejaučiu streso, kai aš darau paskutinę minutę. Jo. Aš savo bakį parašiau per ten 8-9 dienas, nu, tipo, aš, kavo 8, normaliai važiuojam, pažymys irgi užteko. Žinai, ir, nu, tiesiog, va taip, va, atrodo, ir reklamai dirbant irgi, tu viską darai paskutinę minutę. Tai, žinai, kai ten rašo atsivekose, nejaučiu streso, žinai, ar ten kažkaip gebu dorotis su stresu, tai aš prisimenu, rašiau atsivekę kažkada savo. Galiu dirbti veikiama pridavimo terminų. To stabu. Jo, tai dėl to mane sakė priėmė į reklamos agentūrą. Aš tikiu. Jo. Čia jau užsigūdimas. Jo, čia toks tai. Ir... Žinai, kokia, irgi dabar vis klausant ir kalbant, viena mintis stiknėsi. Nesimenu, kad šitai yra pasakęs idėja, reikia man pasižiūrėti, bet yra maždaug, kad maždaug paprasti žmonės kalba apie žmonės, tipo aukštesnio kažkokio, nesimenu, ar ten geri, ar žodžiu. Yra tokie, it 3 lygmenys mąstymo arba kalbėjimo yra apie žmonės, apie įvykius, apie idėjas. Ir maždaug, kad great people, žinai, think about ideas, discuss ideas, kažkas tokio maždaug yra. Ir, pavyzdžiui, bet aš klausant tavęs, ir, pavyzdžiui, gerai, 2 dalykai. Pirmas dalykas yra, kad tikrai pažįstu žmonių, kurie tikrai pirmam žingsnelį sėdė ir ten jie to marė iki antro sėkmytės. Daiktadėžės, tikrai visiškai ramščiai. Ir tokių reikia viskas tvarkoj. Ne, čia taip nefunkcionuoja. Yra, kurie, nu, tikrai apie įvykius, apie idėjas jau sudėtinga. Aš ką klausau apie tas, apie tą, tu visose, tu kaip su liftu, visose važinėjai kaip reikia. Ir tas taip, gal, kaip įdomu. Turbūt ir gal čia kūrėjo savybė, gal čia pačios, nes, vėgi, tas pasakym nuo fotografijos, žinai, kad, kaip sakyti, savo žmogus dialogas tai yra portretas, ne? Tai vėgi, apie žmogų, faktas tas, ne? Apie įvykius tai vėgi, tai, žinai, tas yra, kaip, sakyčiau, tam lygmenį, kaip nori ką pateikti, kas įvyko, tos istorijos, žinai, tas čia, sakyčiau, įvykių lygmo. Ir paskui idėjų lygmo, kaip kūryba, kaip kompozicija, kaip sudėlioti, ką nori paterti. Ir tai galvoju, kaip, nu, žaviuosi, žinai, to gebėjimo šito žangidro, čia yra fantastika. Čia yra tragedija. Aš tai liftų bijau. Kopia čia, bandžiai kordą, žinai, tiesiog, kad boing, boing, boing. Žinai, kas blogiausia, nes tu sėdė, aš įsivaizduoju, dabar, žinai, save tam liftą.
Ir va aš grinai, žinok, taip ir važinėjau, nes aš būnu, oi, soriuka, aš, žinai, būnu toj dėžutėj, grinai, literaliai dėžutėj. Nu ir kurį dabar paspausė. Kaip vaikas, ne? Nu, nedaug dievę užstriksim, o dievę panika. Žinok, visur, literaliai ir neliteraliai. Tai, nu, sunku. Bet sunku. Bet tai ir gyvenimas tam ir yra, žinai, kad tu nebūtų nuobodu ir kad būtų įdomu, kad nebūtų nuobodu ir kad būtų įdomu, žinai. Nes gali būti, nes žiūrėk, gali būti, nu, tipo, tu gali dirbti nuobodų darbą. Taip. Nu, ir tipo, tu plauki, žinai. Bet tu gali dirbti irgi įdomų darbą. Nu, ta prasme, čia susimaišiau žodžiu, gali dirbti neįdomų darbą. Nu, ir tipo, okei, va, tu kaip tavo kolegų užpildo, žinai, ten kažką veikia ir panašiai. Nu, tipo, toks polis, žinai, atsveria vienas kitą. Man atrodo, tada gali tu dirbti įdomų darbą, bet turėti žiauriai nuobodų gyvenimą. Jo, visiškai tiesa. Nu, tiesiog, žinai, kur, tipo, šeima, vaikai, tas pats, žinai, toksai ratas, nu, žinai, švilpiko dienojimis. Ir tada gali sujungti su tėvu. Ir gali būti tavo darbas, tavo gyvenimas, nu, ko šiaip mažai žmonėm dabar rekomenduoju. Bet čia dar darbas, kai tu, žinai, ar dar yra ta atskirtis? Ar yra, nu yra. Nors taisyklė, bet taisyklių daug turit, jo. Žinai, ne, turim, žinai, yra tam tikros ribos, bet kad čia neišsijungia. O, Jesus Christ, nes aš, nu, va dabar aš sėdžiu, aš matau, žinai, kadrą, aš matau šviesą, žinai, tada aš galvoju, o čia kaip dar va porą idėjų fainų, tu pametai, galima būtų suprodusuoti, žinai, o, Vytautas, koks įdomus žmogus, žinai, apie ką tu šneki, kuom tu gyveni, žinai, tada, va, nu ir va, pavažinėjau aš liftu, žinai, per mūsų pokalbį. Aš lygiai taip pat stengiuosi, žinai, tą, bet smagu, žinai, bendrauti su žmogum, kuris tą geba, kuris turi tą. Ačiū, komplimentas. Tikrai, nuoširdžiai. Nes, va, tada, aš skaičiau, kaip tu kaip žongliruoji, va, tą. Man, tarp šitų žaidimas, lygiai dėlė, kaip žaidimas ir žongliravimas, tai yra fainiausia. Yra labai įdomu, žinai, kartais pasimti idėją kažką ir gvildenti ten. Nesvarbu, kas tai būtų. Nemėgstu labai daug gvildenti, reikia, jeigu sugalvai darom. Bet kartais iššlifuoti reikia. Jo, yra momentais, bet žinai. Vadai, sakai, 3 savaitės ruošiesi filmavimui. Tai pala. Bet žinai, klausimas, kiek dar realiai ten būna 3 savaičių. Bet dirno sukas. Sukasi, žinai, ir galvoji, tu nepaleidi, tu turi projektus ir, žinai, nu, kaip sakau, kompetinė uždaryti tabai. Na, būtent. Žinai, nu, ir baisu, ir tada tu turi ir labai neįsitaškyti, ir tada tu, nu, kažkur turi, va, kaip, žinai, kaip pats žmogus, nu, kažkokią formą turėt, kad tu pereit, žinai, savį įdėt, nu, ten, ir restartas kažkoks, nu, kažkas, va, aš dar neturiu, va, kažkokios tokios, kur nu gal ir jau pradedu turėti, bet kad įdėčiau save, nu, vat mišką, nu, nusišneku, į mišką išeinu, pakvepuoju, pasišneku su savo geriausiu draugu, jis gyvena Šveicarijoje, mes tokio cinizmo esam viršūnė, žinau, ten žvengiam, žinau, kur, tipo, nu, tiesiog, su juo nusiresėti, nu, persifiltruojam, žinai, pasižiūrim, ko normaliai. Ir tada supranti, kad, nu tai gerai, va, gamtoj pabuvau, gyvenimas gražus, įkrito pavedimas, gerai, važiuojam toliau, žinai. Tiesiog, nu, biški, žinai, racionalumo reikia. Išgyventi. Nu, žinai, vaikai, šeima, visą ką, žinai. Namas, pasakas. Taip, bet va taip ir balansuoji, žinai. Bandai, nu ir tada vėl į tą mėsmalę, žinai, kūrybą, nu, nes tikrai kitą kartą būna mėsmalė. Bet, nu, ir bandai atlaikyti. Įdomu. Nes, žinai, ir žaviuosi, nes aš žinau, pas mane gyvenimą turbūt dabar irgi taip bėga toks takelis, paraleliai, žinai, klausant. Ir pas mane turbūt buvo irgi, kadangi empatijos nuo mažens daug, tai buvo daug to ir gero ir blogo, nes daug kausto ir visai kitai buvo, ypatingai paauglystėje turbūt nemokėjau su susidoroti. Ir paskui po to seka kaip tik labai didžiulis fokusas į analitiką, tarsi į racionalų mąstymą, žinai, analizę, kritiką. Per daug gal net. Jo, galbūt, gal ir buvo, iš tikrųjų. Ir paskui aš supratau, gerai, nes tas irgi aklumo duoda, kas negerai, nes reikia šitus dalykus integruoti, kad būtų pilnavertis. Ir tada pradėjau, žinai, abu šitus dalykus ir kaip sakyt, lavinti. Ir ką supratau, kad mano mokslininko išsilavinimas, patirtis, tas analitinis mąstymas, gebėjimas būtent argumentuoti, dėliotis idėjas, labai padėjo emociniam intelektui vystytis. Ne, kaip įdomu. Labai. Bet jo, susiję. Jo, visiškai, nes kaip aš esu įsivardinęs, maždaug yra 5 žingsniai, kad lavinti emocijas, emocinį intelektą. Pirmas yra iš jūsų, ar aš pastebiu, kad iš kažką jaučiu.
Nes gali būti aklas tam, ne? Tai tiesiog, jo, bet čia yra pirmas. Antras žingsnis yra, ar galiu pastebėti, ar teigiamą, neigiamą emociją. Malonė, nemalonė, gal net taip pasakyčiau, patikslinčiau, ne? Nes vis tiek, kai kurios dalykas. Trečias dalykas, ar galiu įvardinti, kokia čia emocija tiksliai. Ne? Ar galiu, ketvirtas žingsnis, ar galiu savo pasakyti, kokią dabar emociją jaučiu. Ir penktas, ar galiu kitam pasakyti. Nes kitam man pasakant... Gerai, įvardinti ir savo pasakyti. Čia, man atrodo, labai panašu. Vat aš iš dalies sutinku, bet iš dalies ne. Jis yra ta mintis, man rašymas, kaip pavyzdys, ne? Man kartais būna kunkuliuoja mintis galvoj ir jos neišeina. Įrašyti. O būtent, ir kai atsisėdu, tada downloadas. Ir, pavyzdžiui, bet tas pats būna, tarkim, aš, ir išlenda tas, ir tada vėl atsilaisvina galvoj viskas. Visiškai veikia. Ir dėl to aš esu įvardinęs ir pasakymas kaip skirtingi dalykai. Nes yra daug kas skamba logiškai galvoju, teisingai, bet kai bandau to pasakyti vien savo. Vien ką reikia, turi praeiti pro kalbos filtrą. Ir veikia, jo. Ir būtent tas aktas išsakymo, tas logos, ta visa idėja, įduoda formą. Ir ta forma kartais būna visai kitokia, negu aš maniau. Man čia jautėsi teisingai, bet kai man reikia pasakyti, kad yra įformavimas į kažką realaus. Ir tada supratau, kad čia yra du skirtingi žingsniai. Aš galvoju, kad tas pats, bet ne, vis dėlto yra du skirtingi. Ir tada, pasakius tą, nes kai aš pasakau, man atrodo, aš tada iš karto įsijungia, ar aš tiesą pasakiau. Jo, šitas. Ir gal aš klydau. Ir tada grįžtam irgi, žinai, į antrą, trečią, ketvirtą žingsnį, kol aš. Ir, pavyzdžiui, ir dėl ko ketvirtas, penktas skiriasi, kur pasakymas savo, pasakymas kitam. Nes jeigu aš noriu pasakyti kitam, ką aš jaučiu, vadinasi, aš dar turiu pakankamai suprasti, ką kitas žmogus gali jausti. Ir bandyti pateikti per tą prizmę, kurią mes abu suprastume. Tai va čia mano analizės. Tai čia būtent analitinio mąstymo išsiskaidimas tarp 5 žingsniai kaip emocinį intelektą lavinti. Ir man labai teisingas kol kas. Ir jis man padėjo. Tarsi, įrankis, kurį turiu. Jeigu veikia, važiuojam. Jo, veikia. Ir dėl to būna, esu gavęs ne vieną kartą iš žmonių, kad, tu turbūt nieko nejauti. Nes man tiek analitiškai analizuoja viską. Ir aš sakau, kad ne. Aš dėl to ir jaučiu. Jo, būtent. Aš dabar, čia gal... Man atrodo, Louis C.K. yra komikas, kažkaip kalbėjęs irgi apie emocijas iš dalies. Kad emocijos yra kaip ugnis. Tu gali jų pasišildyti, bet jeigu tu ją esi dominuoti, jis tu nudegins. Jo, ir tai aš turbūt tą balansą tarp emocijų ir analitinio mąstymo, racionalaus mąstymo, aš jas traktuoju turbūt kaip irgi emocija kaip ugnis, o analitinis mąstymas man yra kaip aukuras, į kurią tu ugnį laikau. Ir man abiejų reikia, kad aš galėčiau ir šildytis prie tos ugnies, bet kada ir jo laikyti ir posėti. Ir jie buvo dėl to sąveikauja pilnai, mano galva. Geras, fainai. Matai, tu atradai, kas tau kaip veikia ir kur tu gali, žinai, nusigesinti. Vat ką tu šnekėjai, tai vat grinai matau, aš visada būnu ta tokia ugnis, bet aš turiu žmonių, kurie būna mano vandenis. Ir šiaip labai fainai, nes kaip tik ir neseniai sukūrėm klipą pavadinimu dainai Mano vanduo. Tai ten ir yra apie 2 žmonių draugystę, kuris aš kaip ugnis, tu kaip vanduo, žinai. Tai toks labai fainas man buvo toks įsirišimas ir aš paskyriau tą klipą mano geriausiam draugui. Ir aš suprantu, daino žodžiu, paklausius, tu ką kalbėjai irgi, ir aš suprantu, tu vienaip nusiresetinė, ne, supranti savo pasaulį, žinai, tu pats sėdi, analitikas, analizuoji, ne. Jo. Aš esu komunikatorė, aš paskambinu draugui. Ir išpasakoju viską. Jo. Ir tada žinai išplaukė šitas. Tai įrankiai, kuriuos mes mokam naudoti, mes juos bandom naudoti visur. Taip. Jo. Ir tada tai idėja, kad yra tik vienas būdas gyventi, neteisinga. Pilna būdų, yra tik svarbiausia, kad įdomu būtų. Jo, bet to pačiu, ten, aišku, postmoderno paskui idėja, kad ir dėl to belenkiek būdų, bet ne, nes ne visi būdai leidžia gyventi. Nes būdas gyventi, kad ar sakė heroiną kiekvieną kartą savo įkalą, ką aš irgi mes kalbam apie sveikus būdus. Jo, būtent. Ir tu yra ganėtinai ribotas skaičius, nežinau, koks 30 turbūt grubiai. Gal 50, maks turbūt. Drįsčiau teikti. Nes yra taip pat archetipai, tie paternai, kurie kartojasi, žinai, tarp žmonių, tarp gyvenimo, tie gyvenimo pasirinkimo kalinoje, detalės skiriasi, bet trendai tie patys, naratyvas ta pati istorija, daug kur kartojasi. Dėl to mes ir būtent tą atpažįstam ir matom, dėl to ir traukia, nes matom tas sekas. Taip, dažniausiai šiaip, žinai, ką pažįstam, tas ir traukia. Taip, tiesa. Pagal empiriką viską, žinai, pagal patirtį. Jo, ir dėl suprantam. Ir aš nežinau, kiek laiko, bet aš tai mes jau savo jau biškį viršėm. O Jėzau, 9:30. Tai viršėm, atsiprašau. Tai tada labai gražiai, manau, ir lyriškai, ir giliai, ir visaip kitaip. Tai tam lifte pasivažinėjama pačio galą to valai. Tai ačiū tau, labai nuoširdžiai už tokį fainą šiltą. Sprogo, tai prasme labai ačiū. Apskabinkim.
Šviesa.